marihuanos istorija. Jei kalbėčiau labai trumpai, ilga, sudėtinga ir paviršutiniška, taigi pradėkime. Gilinantis marihuanos, kuri dar buvo žinoma kaip kanapių istorija, keista matyti, kad ji buvo visiškai legali. Tiesą sakant, ji ne tik buvo legalus, bet ir daugiausiai auginamas žemės ūkio augalas visame pasaulyje, įskaitant ir JAV. Matote, kanapės gali virsti kanapių pluoštą. Kas yra kanapių pluoštas? Tai yra stipriausias, lengvai perdirbamas ir pritaikomas natūralus pluoštas žemėje. Iki 1883 metų ir 1000 metų iki to, kanapių buvo pasaulyje plačiausiai paplitusi žemės ūkio kultūra. Ji buvo naudojama tūkstančiuose produktų. Dauguma audinių, lempų aliejaus, vaistų, popieriaus ir pluošto buvo gaminama iš kanapių. Pirmasis JAV marihuanos įstatymas buvo įstatymas liepiantis ūkininkams auginti marihuaną. Franklinas įkūrė vieną pirmųjų popieriaus gamyklų. Pirmosios dvi nepriklausomybės deklaracijos kopijos buvo parašytos ant iš kanapių pluošto pagaminto popieriaus. Iki 1800 metų didžioji dalis tekstilės gaminių buvo pagaminama iš kanapių pluošto. 50% vaistų, kuriais buvo prekiaujama antroje XIX amžiaus pusėje, buvo pagaminti iš kanapių. Net karalienė Viktorija savo mėnesinėms palengvinti naudojo kanapių dervos ekstraktą. Įdomu tai, kad pramoninė kanapė neturėjo svaiginamojo poveikio, tačiau ji buvo susieta su mažai logikos turinčių žodžių junginiu saktinis bekotybė. 20 amžiaus pradžioje pradėjo reikštis geltonoji spauda. Straipsniuose juodaodžiai ir meksikiečiai buvo vaizduojami kaip pasiutę gyvuliai, rūkantis marihuaną, grojantys šėtonišką muziką. Ir skatino savo skaitytojų, kurių dauguma buvo baltaodžiai, nepagarbą ir įtarumą. Tarp jų prasižengimų buvo tokie kaip žvilgtelėjimas į baltaodę moterį 2 kartus, juokimasis iš baltaodžio ir net užminimas ant baltaodžio šešėlio. Ir visą tai atvedė prie apmokestinančio kanapės įstatymo. Šis mokestis lietė ne tik marihuaną, bet ir kanapių pluoštą ir vaistus iš kanapių. Įstatymas spekuliavo tuo, kad kanapių galimybės kuriant naujus produktus sudarys tiesioginę konkurenciją kitiems resursams. Ir tai prisidėjo prie suktinės bekotybės ir greito visų kanapės produktų naudojimo sumažėjimo. Populiariausios mechanikos žurnalas parašė straipsnį, pavadintą naujoji milijardų vertės žemės ūkio kultūra. Jame buvo sakoma, kad iš kanapių pluošto galima pagaminti daugiau nei 5000 skirtingų tekstilės gaminių ir daugiau nei 25 000 gaminių iš kanapių ląstelienos, pradedant dinamitu ir baigiant celofanu. Išaiškėjo ir jų kaip žaliavos popieriaus gamybai pranašumas. Ypač atsiradus kanapių perdirbimo technikai. Marihuanos apmokestinimo aktas buvo gana patogus, išskyrus vieną detalę. Jei norėjo auginti kanapes, turėjo nusipirkti ženkliuką, bet jie jų nepardavinėjo niekam. Taigi, faktiškai visi kanapių produktai tapo nelegalūs. Tokia padėtis išliko iki Antro pasaulinio karo. Tada vyriausybė vėl nutarė, kad kanapės yra naudingos ir pagamino filmuką Kanapės vardan pergalės. Besibaigiant karui, kanapės vėl grįžo. 1948 metais, kai vėl iškilo marihuanos įstatymo klausimas, Kongresas suprato, kad marihuana buvo uždrausta dėl klaidingos priežasties. Ji nepaversdavo žmonių smurtautojais, ji paversdavo juos pacifistais. Komunistai naudos tai silpindami amerikiečių norą kovoti. Dabar Kongresas nubalsavo už marihuanos nelegalumą dėl visiškai priešingos priežasties nei anksčiau. Metai po metų, pranešimas po pranešimo, remiant visiems, pradedant New Yorko meru ir baigiant JAV prezidentu. Buvo grįžtama prie nuomonės, kad marihuanos negalima sieti su kriminalinė bausme. Vis dėlto, marihuana išlieka tokia pat nelegali, kokia ir buvo prieš 70 metų. Susivienijimas. Po svaiguliu slypintis verslas. Marihuana tapo stambiu verslu, multimilijardiniu verslu tiek Kanadoje, tiek JAV.
Bet kodėl tai tapo tokiu stambiu verslu? Spėjama, kad vien Britų Kolumbijoje nelegali prekyba marihuana kasmet siekia daugiau nei 7 milijardus USD ir apie 85% šio produkto parduodama JAV. Kaip tai pasiekė tarptautinį lygį? Kada buvo peržengta ši riba? Kaip išliko ši nelegali pagrindinė rinka? Visų pirma, kodėl marihuana apskritai yra nelegali? Jei jau kažko uždraudimas turėtų saugoti mus, manau, kad kyla akivaizdus klausimas, ar draudimas veikia. Jei draudimas veiktų, jei paimtume savo išduotę ir pasakytume, jei pasitraukia, aš būčiau tik už. Tačiau tiesa yra ta, kad draudimai niekada neveikia. Žinote, tai jau buvo. Jūs pamenate pirmą draudimą, tiesa? Tai buvo alkoholio prohibicija? Ne. Aš kalbu apie patį pirmąjį draudimą. Jis neturi ragauti žinojimo medžių vaisiaus. Ir kas yra didysis policininkas? Ir kiek žmonių jam reikėjo stebėti? 2. Kokie yra tokio draudimo tikslai? Spėjau, draudimo tikslas yra sumažinti pasiekimo narkotikų kiekį. Ir sumažinti narkotikų paklausą. Abiem atvejais kanapės uždraudimas yra nesėkmingas. Ar marihuanos uždraudimas sustabdė žmonės nuo jos vartojimo? Kažkas paskambina ir sako, kad jis dirba vyriausybėje. Ir nori sužinoti, ar aš neseniai vartojau marihuaną ar kokainą. Galima suprasti, kad kažkas tave nepakankamai vertina. 1937 metais buvo apibendrinta, kad yra 55 000 marihuanos vartotojų. Dabar manoma, kad jų yra daugiau nei 50 milijonų. O tai yra 100 000% augimas. Jam reikėjo keleto? Taip, manau, kad taip. Ar narkotikas yra kriminalizuotas ar dekriminalizuotas, nėra jokio efekto. Marihuanos rūkymas arba auga, arba išlieka tame pačiame lygyje. Kokie yra marihuanos vartojimo pavojai? Aš nežinau. Jaučiama širdies ritmo padažnėjimas, lokaliaus kosulys. Esu tikras, kad yra poveikis smegenų funkcijoms, atminčiai. Nežinau, ar yra kažkas nesveiko, jauti judesiai. Tai nėra gerai. Trūksta pilno suvokimo, ką darai. Tai naikina smegenų ląsteles ar kažkas panašaus. Na, buvo požymių. Aš manau, man sakė, kad moksliškai įrodyta, kad marihuana naikina smegenų ląsteles. Šitai, aš atsimenu. Marihuana žudo smegenų ląsteles. Aš galvojau lygiai taip pat. Pradėjau rūkyti marihuaną tik prieš 5 metus. Maniau, pavers mane kvailiu. Tikėjau to lygiai taip pat kaip ir visi kiti. Tik būdamas 30 metų suvokiau, kad mane apgavo. Visus tuos metus jie man kniso protą. 1974 metais Dr. Head Tulane tyrimas. Reaganas paskelbė, kad vieni patikimiausių mokslinių šaltinių patvirtina neabejotiną ir neatstatomą marihuanos vartojimo žalą smegenims. Miesčionės gaudavo maždaug 30 marihuanos subtinių per dieną dozę. Jos pradėdavo dusti ir mirdavo po 90 dienų. Smegenų žala buvo nustatoma skaičiuojant paveiktų marihuanos rūkymo beždžionių ir negavusių marihuanos beždžionių žuvusias smegenų ląsteles. Tyrimas tapo pagrindu vyriausybei ir kitoms ekspertų grupėms tvirtinti, kad marihuana žudo smegenų ląsteles. O čia tai, ko jie nepasakė. Po 6 metus trukusių reikalavimų atskleisti sąlygas, kuriomis vyko tyrimas, pagaliau išaiškėjo visos aplinkybės. Vietoje to, kad duotų beždžionėms 30 suktinių kasdien vienerius metus, daktaras Head naudojo metodą, kai beždžionėms buvo kasdien per dujokaukės pumpuojamos 63 kolumbietiškos kanapės suktinių ekvivalentas. Per 5 minutes ir taip 3 mėnesius. Jie dusino beždžionės, jie uždėdavo tas dujokaukės ir per jas pumpuodavo marihuanos dūmus be deguonies. Taigi, po kiek laiko smegenys apmirdavo? Jeigu jūs dustate, tai visų pirma nuo deguonies trūkumo pradės mirti jūsų smegenų ląstelės. Taigi, jie uždusino beždžiones, suskaičiavo žuvusias smegenų ląsteles ir tada pareiškė, kad kanapių vartojimą žudo smegenų ląsteles. Kiek žmonių nežinodami šio tyrimo kilmės apie jį pasakojo ir perpasakojo ir dabar žmonės tuo tiki. Moksliniai tyrimai nerado jokių smegenų ląstelių žalos požymių. 2005 metais atlikti tyrimai parodė, kad marihuanos vartojimas ko gero gali stimuliuoti smegenų ląstelių augimą. Ši studija nesusilaukė tokio pat dėmesio. Dar vienas vyraujantis įsitikinimas – marihuana sukelia plaučių vėžį. 1999 metais Medicinos instituto studija, už kurią sumokėjo JAV vyriausybė, naudojo tokius išsireiškimus kaip galbūt ar turėtų sukelti vėžį. Metų metus girdime juos sakant, kad tai sukelia plaučių vėžį. Mes sakome tikrai, tai įdomu, nes jūs negalite mums pateikti nei vieno atveju, kai plaučių vėžys būtų sukeltas vien marihuanos vartojimu. Be abejo, kad tai reikia daryti su saiku, nes paralyžiuojami kvėpavimo takų plaukeliai, bet jei dūmas nėra radioaktyvus, greičiausiai nesukels vėžio.
Rūkymas gali būti žalingas dėl dūmo savybių. Ne dėl kanapės savybių, o dėl to, kad į plaučius įtraukiama sudegusi augalinė medžiaga. Žmonės kalba, matote, jūs nežinote, nes mes nepakankamai ilgai rūkime. Pažiūrėkit, kas atsitiko su cigaretėmis. Mes rūkime jau 40 metų ir nedaugiau. Ir jei tai būtų teisybė, jau turėtų pasireikšti. Galų gale praeitą mėnesį pasirodė tyrimų rezultatai, patvirtinantis, kad marihuanos dūmai nesukelia vėžio. Jie skiriasi nuo nikotino dūmų. Medžiagos esančios nikotino dūmuose sukelia vėžį, o medžiagos esančios marihuanoje ne. Nėra atveju, kai vien marihuanos dūmas būtų iššūkęs silpnų plaučių sindromą. Nėra atveju, kai vien marihuanos rūkymas sukeltų emfizemą. Tai yra keista tokiam pavojingam augalui. Kaip tai galėtų būti? Ar marihuana yra blogai jums, ar blogiau nei tabakas? Neįmanoma. Jei jie turės kokių nors įrodymų, išsekintų kūnų ar emfizemos, plaučių vėžio, tamsių plaučių, jei jie platinsios per informavimo priemonės, pasekmės bus tos, kad dalis žmonių pradės galvoti, kad marihuana yra viso to priežastis. Tačiau jei pažiūrėtume į medžiagą sukėlusias mirtį, atsiskleistų kiek kitokia situacija. Žudikas numeris 1 šalyje. AIDS, heroinas, krekas, kokainas, alkoholis, eismo avarijos. Gaisrai ir žmogžudystės kartu sudėjus prilygsta mirtims nuo tabako. Taip sakyti šlykštu ir žemą sūnau. Miela baltutėlė cigaretė nesukelia vėžio. Ji patenka štai čia. Miršta vidutiniškai 430 tūkstančių žmonių per metus. Atsižvelgiant į tai, kad jis yra žudikas numeris 1, įdomu tai, kad tabakas gauna vyriausybės subsidijas ir auginamas su radioaktyviosiomis trąšomis. Dabar varyk pardavinėti cigarečių. Sąrašo numeris 2. Jei neatsižvelgtume į prastą dietą ir žemą fizinį aktyvumą, su daugiau nei 85 tūkstančius mirčių per metus, alkoholis. Žiūrėdami į sąrašą toliau rastume ir daugiau staigmenų. Nuo kofeino kasmet mirštama nuo 1 iki 10 tūkstančių per metus. O kaip su populiariais nuskausminamaisiais? Nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, tokie kaip aspirinas, kasmet miršta apie 7500 žmonių. Kurioje gyvėtų yra marihuana? Kokius stulbinančius skaičius mes surasime? Nežinau. 50 tūkstančių? 250 tūkstančių? 200 tūkstančių? Nuo marihuanos sakyčiau 80 tūkstančių, sakyčiau 100 milijardų. Pasiruoškite. Štai jie. Nėra nei vieno mirusio nuo marihuanos vartojimo. Nei vieno. Nerasite tokio. Per 10 000 metų marihuanos vartojimo nuo to nėra miręs nei vienas žmogus. Vien jav tiesioginiai nuo tabako vartojimo kasmet miršta 400 000 žmonių. Girdėjau, kad reikėtų surūkyti 150 700 per 20 minučių, norint gauti mirtiną kanabinoidų dozę. Abejoju, ar kas nors galėtų tai padaryti. Palyginamoji gyvūnų studija, kai gyvūnams buvo duodama 100 kartų didesnis dozes, nei žmogus galėtų gauti. Parodė, kad nei vienas gyvūnas nemirė. Panašu, kad ankstesni duomenys yra gerokai iškelti. Galite mirti suvartoję per daug aspirino. Galite mirti išgėrę per daug kavos. Kovos su narkotikais kariai, sakantis, kad mes turime saugoti visuomenę, išgelbėti tuos žmonės, yra šiek tiek neobjektyvus. Nei vienas universitetas ar medicinos įstaiga nėra užfiksavę nei vieną mirties nuo marihuanos atvejo. Tačiau nekreipkite dėmesio. Yra kitų problemų, kitų priežasčių bijoti. Pavyzdžiui, priklausomybė. Priklausomybės ligų centruose jaunuolių besigydančių nuo marihuanos priklausomybės yra daugiausia. Tai turėtų reikšti, kad marihuana šiandien yra stipriausia priklausomybę sukelianti medžiaga. Nebijotume tiesa, kad marihuanos priklausomybės gydosi daugiausiai paauglių ir vaikų, nei nuo visų kitų narkotikų kartu sudėjus. Tik niekada nepasakoma, kodėl taip yra. Jie sugauna vyruką rūkant ir laikantį marihuaną. Jis patenka į teismą, kuriame jam suteikiamas pasirinkimas. Arba tu gauni, kokią nors baisią bausmę, arba eini į gydymo centrą. Akivaizdu, kad pasirenkamas gydymas. Ir kai jis pasirenka gydymą, laikomas priklausomu. Čia ir yra visos šitos statistikos esmė. Sakoma, pažiūrėkite visus tuos vaikus besigydančius nuo marihuanos. Dieve, čia turėtų būti visai kita marihuana nei ta, kurią rūkė mūsų tėvai. Kiek suprantu, tik 3% žmonių priklausomybės nuo marihuanos gydymo centruose yra savanoriškai. Likusiems 97% tai buvo patirta jų sargybinių ar teisėjų. Jie galėtų rinktis tarp kalėjimų ir gydymo. Daugelio žmonių rinktųsi gydymą. Nėra jokio pagrindo kalbėti apie priklausomybę. Kiekvienas palankiau nusiteikęs marihuanos atžvilgiui
Nesunkiai išskirstys narkotikus pagal priklausomumą. Anybody who is at all sophisticated about marijuana would rate them the way two researchers were asked to rate drugs in order of addiction. Nikotinas pirmas, alkoholis antras, tada heroinas, kokainas, kava ir tik tada marihuana. Galbūt yra dar keli narkotikai, bet marihuana yra pačiame gale. Po kavos. Šis narkotikas ne taip kaip opiatai, sintetiniai narkotikai ir kokainas. Nesukelia priklausomybės. Ką turiu galvoje sakydamas nesukeliantis priklausomybės? Tai reiškia, kad jei marihuanos vartotojas nebegaus narkotiko, jis nepatirs abstinencijos agonijų. Vartojimas gali tapti įpročiu, bet gali būti nutrauktas. Bet kur tada tas pavojus? Jį naudojame kaip atpirkimo ožys, pridengiant gilesnes žmonių problemas, ypač jaunų žmonių. Aš esu čia, pažiūrėkime mane. Jei naudojat marihuaną kasdien, maždaug 1 metus, nutraukę vartojimą pajusit kai kuriuos skirtumus. Ir tai visai nebus panašu į tai, ką junta žmonės, nutraukę tabako ar heroino vartojimą. Bet kodėl vyriausybė nori skleisti tokią statistiką? Apie tai sužinosime vėliau. Slenksčio akmens teorija. Ar marihuana veda prie sunkesnių narkotikų? Taip, manau, kad taip. Nežinau kodėl, bet žinau, kad taip. Jie atveria duris kitiems narkotikams. Noriu čia norėti dar daugiau patirčių. Žmonės nori patirti dar ką nors. Matyti daugiau vizijų. Didžiausias pavojus yra tas, kad jie veda prie sunkesnių narkotikų. Tokių kaip morfijos ir heroinas. Todėl tie žmonės ir nori legalizuoti marihuaną. Jie nori šios šalies jaunų žmonės įvelti sunkius narkotikus. Jie gali sunaikinti tavo kartą. Šią kartą. Anslingerio laikais tai buvo vadinama laiptų pakopos apgaulė. Išlipai ant pirmos pakopos marihuanos, esi pasiruošęs žengti ant kitos pakopos, taip vadinamo sunkiųjų narkotikų. Kiekvieną kartą, kai tai buvo tyrima, niekada nebuvo rasta. Kad marihuanoje yra kažkas verčiantis susieiti toliau. Nėra marihuanai būdingų psichofizinių savybių stumiančių prie kitų narkotikų. Surūkęs suktinukę, aš noriu čipsų, išsipisto greitojo maisto. Aš nenoriu įti gatvę ir būti apiplėštas. Aš geriu alkoholį, tai mano pasirinktas narkotikas. Galima sakyti, kad pradėjau nuo pieno. Turiu galvoje, kad tai kvaila. Jei aš vartoju marihuaną, kodėl tai automatiškai paverčia mane heroino kandidatu? Tai nelogiškas argumentas. Tiesą sakant, tik 1 iš 104 marihuanos vartotojų vartoja kokainą. Ir mažiau nei 1 vartoja heroiną. Juodoji rinka suplaka kartu lengvųjų ir sunkiųjų narkotikų prekeivius. Taigi, įvykiai juodoji rinka ir prekeivis prekiavo marihuana, LSD ir visų kitų. Jis gali pasakyti, ei, norėtum pabandyti ką nors stipresnio? Šia prasme dėl juodosios rinkos, dėl draudimo. Žmonės turi daugiau galimybių matyti kitus narkotikus ir norėti pabandyti juos. Ir kai tai supranti, matai, kad yra slenksčio akmens efektas, bet šį efektą sukelia draudimas ir sunkių ir lengvųjų narkotikų rinkos susiliejimas. Kur tai mus nuves? Palaukite, o kaip dangulys? Būsi nenaudingas visų, jei naudosi marihuaną. Bet jei tai tiesa, dabar apie 50 milijonų žmonių rūkančių marihuaną. Ir daugiau nei pusę Kanados populiacijos pabandė tai daryti. Tačiau panašu, kad abi visuomenės klesti. Tik pažiūrėkite, kas yra tie žmonės. Steven Jobs sukūrė Apple kompiuterį rūkydamas marihuaną. Tuneris rūkydamas marihuaną sukūrė CNN naujienų tarnybą. Jis kasdien sutraukė po suktinukę. Paimkite kokį norite muzikantą, pradedant nuo Rolling Stones ir baigiant Beatles. Ar Led Zeppelin. Visi jie rūkė marihuaną. Snoopy Dogg, Willie Nelson. Netgi Billas Clintonas. Jie visi rūkė žolę. Nebūk toks naivus. Praktiškai visi prezidentai vienu ar kitu gyvenimo momentu vartoja marihuaną. Keletą kartų bandžiau marihuaną būdamas armijoje. Tai nebuvo reikšminga mano gyvenimo dalis. Pas mane dirbo vyresnysis pareigūnas Tommy, kurio nuomonė maždaug 4/4 Baltųjų rūmų personalų prieš patekdami čia vartojo narkotikus per paskutinius 4-5 metus. Žmonės turintys asmeninių problemų ir žmonės, kurie yra tingūs, galbūt praras darbą. Jie praras darbą bet kokiu atveju.
Jie praranda savo darbą ne todėl, kad vartoja marihuaną. Tai melas. Man patinka Tommy Chang. Manau, kad daugelis jo bairių verčia žmonės tikėti. Nežinant, kad tuo metu jis rašė ir statė filmus, galvoti, kad taip atrodo kvailas apsirūkėlis. Tiesą sakant, taip atrodo tikrai nuostabus kūrybingas genijus, vaidinantis tą, kuris atrodo kaip apsirūkėlis. Niekas iš to neatsirado kaip tyrimo pasekmė. Kai žiūrite į žmonės, kurie buvo iškietėjai vartotojai, ir jie yra teisininkai, teisėjai, gydytojai ar, žinote, rašytojai. O kaip dėl narkotikų stiprumo? Marihuana yra pavojinga. THC lygis joje aukštesnis nei bet kada anksčiau. Kai prieš 20 metų gaudavote Kolumbijos žolės maišelį, ji būdavo geresnė nei meksikietiška. Taigi, visada buvo įvairaus stiprumo žolės. Ir tai, kad šiandien auginame žolę, kuri prilygsta kolumbietiškai žoliai prieš 20 metų, dar nereiškia, kad THC lygis pasiekė energetas aukštumas. Tai reiškia tik tai, kad atsirado naujas rūšis, apie kurią žmonės turėtų žinoti. Tiesą sakant, aš manau, kad per daug egoistiška manyti, kad per 50 metų su viršum draudimo metų mes praturtinome kultivuojamas marihuanos įvairovę tokiose vietose, kaip Indija ir panašiai. Ir tai vyksta tūkstančius metų. Žmonės sako, gali piknaudžiauti marihuaną. Šūdas taip pat galima piknaudžiauti ir sumuštiniais. Tačiau niekas neina uždarinėti užkandinių. Galiu paimti supistą šakutę ir svaryti ją savo į akį. Ar tai reiškia, kad šakutės turi būti nelegalios? Galiu nušokti nuo tilto. Ar turėtume paskelbti juos už įstatymų ribų? Gal uždrauskime pasaulį? O kaip dėl nusikaltimų ir prievartų siejamos su marihuana? Nuo eismo policininkų iki policijos komisaro, visi jie susiduria su gausiais alkoholio sukeltos žalos įrodymais. Ir žalos sukeltos dėl marihuanos vartojimo įrodymų nebuvimu. Turiu galvoje visišką tokių įrodymų nebuvimą. Negalėčiau paminėti nei vieno atveju, kai marihuana buvo prievartos apiplėšimų ir panašiai priežastis. Nori žinoti, kaip atrodo žolės rūkytojas? Tu dabar į jį žiūri. Aš rūkau žolę, bet nesu paplyšusi, nesišvaistau peiliu. Dauguma prievartinių nusikaltimų susijęs su narkotikais. Apsirūkę žmonės vykdo smurtinius nusikaltimus. Jei legalizuos juos, jie taps pigesni, lengviau prieinami, bus dar daugiau prievartos, daugiau nusikaltimų. Tomai, tai netiesa, nemeluok mums. Na, baikit. Nemeluok mums, tai netiesa. Tik nesakyk, kad aš apsirūkęs, Tomai. Prisipažįstu, dariau tai. Vartojau visą didįjį trejetą. Vartojau tabaką, alkoholį ir marihuaną, Tomai. Marihuaną pačią paskutinę draugužę. Parodė, kad aš neteisus, bet norėčiau pakalbėti su žmogumi surūkusiu per daug žolės. Grįžusiu namo ir primušusiu savo žmoną ir savo vaikus. Manau, pamatyčiau, kad jis tai padarė dėl alkoholio. Didžiausia alkoholio bėda yra vairavimas, prigerus ir koledžo studentų girtavimas. Kitaip sakant, gerimas iki nebegalėjimo. Žymiai daugiau nusikaltimų padaroma dėl nesuvaldytų emocijų. Pykčio, įniršio, pavydo. Šiandien mus labai įtakoja laikraščiai, televizija, radijas. Ir mūsų ekstremalus juodai baltas mąstymas jų tik įtvirtinamas. Jei tik galėtume su kažkuo palyginti, su kažkuo, kas anksčiau buvo draudžiamas, dabar reguliuojamas, galėtume pamatyti, kaip viskas būtų kitaip. Kasgi tai galėtų būti? Alkoholio draudimo metu viskas tik pablogėjo. Viskas. Alkoholio draudimas leido atsirasti galingoms nusikaltėliškoms grupuotėms. Atvedė prie visuotinės nepagarbos įstatymui ir policijos veiklai, nes tai buvo įstatymas, kuriam nepaklauso dauguma žmonių. Ar būtume turėjęs alkoholio draudimą prieš 75 metus? Džiaugiuosi, kad pateikė alkoholio pavyzdį. Turėtum žinoti, kad visų pirma jie numušė alkoholio kainas. Girdžiu šį argumentą nuolatos. Dėl to tavęs klausiu, Tomai. Klausiu konkrečiai, neišsisakinėk. Klausiu, ar būtum rėmęs alkoholio draudimą prieš 75 metus. Manau, kad ne. Kodėl? Nes alkoholis gerai tai ar blogai, dažniau blogai, yra mūsų kultūros, mūsų visuomenės dalis. Turiu minti, jei grįžtume tūkstančius metų atgal, pirmi tekstai yra apie alkoholį, Biblija ir visa kita. Tai iš tikro, mes man kai ką pasakyti. Ar tu tiki, kad Dievas taip pat sukūrė marihuanos augalą? Kalbu apie visuomenę, kalbu apie... Palauk, tu ką tik paminėjai Bibliją. Apsinuodijimai alkoholio draudimo metais išaugo 600%. Draudimo metu New York'e buvo daugiau slaptų užeigų nei barų ir gėrimų parduotuvių šiandien. Žinoma, alkoholį galima žiūrėti kaip nuolatinę socialinę problemą.
Sure, one can point to alcohol as being a continuing social problem. Tačiau šiandien žmonės nebešaudo vieni į kitus dėl alkoholio. Kai buvo uždraustas alkoholis, žmonės gyveno žinodami skirtumą tarp draudimo ir nedraudimo. Jie matė, kad alkoholio draudimas iššaukė gangsterių ir visų pogrindžių atsiradimą, kurie perėmė šios medžiagos kontrolę. Žmonės nebekontroliavo alkoholio. Ar tai tinka ir marihuanai? Tai be jokios abejonės skatina organizuotą nusikalstamumą. Aš turiu būti nusikaltėliu, norėdamas ją prekiauti. Tai paprasta. Tai skatina nusikaltimus, nes privalumai, galimybės uždirbti pinigus yra tokios didelės. Žmonėms gąsdinti buvo naudojami ginklai ir mes konfiskavome apie 50 ginklų. Žinomųjų ginklų dauguma jų užtaisyta. Kur ta konkurencija, apie kurią mes tiek daug kalbame? Tau šitos kainos atrodo žemos? Marihuana yra tik žolė ir kainuoja daugiau tik dėl viso kito. Negali bausti už tai, kas tau legaliai priklauso. Žinote, 200 USD už unciją, tačiau galite rasti kažką kainuojantį 200 USD už svarą. Daugelis produktų yra po 200 USD už toną, kukurūzai, grūdinės kultūros. Todėl jei per sieną jav perneši 5 kg, jie įgyja 10 kg vertę. Taip sukuriama dirbtinai išpūsta šio narkotiko vertė, kuri yra tokia milžiniška, kad kai kam pasirodo verta žudyti žmonės. Norint kontroliuoti šią rinką, manau, kad Fraserio institutas marihuanos draudimą pavadino gimtadienio dovana organizuotam nusikalstamumui. Kaip tai mano marihuanos augintojai ir prekiautojai? Ar norėtumėt, kad vyriausybė ateityje legalizuotų marihuaną? Ne. Kad vogtų iš mūsų pinigus? Ne, aš nenorėčiau, kad ji būtų legalizuota. Vyriausybė kontroliuotų auginimą ir prekybą, o tai būtų nuostolinga daugelį industrijos žmonių. Kaip galėtume konkuruoti su fabrikais, su visais tais gudručiais? Jei viską ištobulintų, mes liktume be pinigų. Susidarė keista situacija, kai ir policija ir aukštesnio lygio narkotikų prekėjai nori išlaikyti šį draudimą. Taip, aukšto lygio narkotikų prekėjai sako, kad draudimas yra gerai. Reikia pakrapštyti galvą ir suprasti, kodėl jiems to reikia. Negaliu įsivaizduoti, kodėl augintojas užklantis 150 tūkstančių USD ar 30 tūkstančių USD per metus, kada nors norėtų matyti legalizuotą marihuaną. Ko mažiausiai augintojų reikia, tai protingos politikos. Ta beprotybė ir toliau tęsiasi, jie toliau turtėja. Žinai, bet apie tai aš kalbėsiu rytdienos verslo susitikime. Rimtesnis nuobaudos, puiku. Tiems, kur nepagaus, įkainiai augs. Mes ne tik leidžiame joms nustatyti narkotikų teikimo apimtis, narkotikų stiprumą, ką ir kam jie pardavinės. Bet norėdami, kad viskas būtų tvarkoje, mes jiems paliekame visą pelną. Taigi, iš esmės tai yra laukiniai vakariai, tai yra nereguliuojama rinka, kurie gali atsitikti bet kas. Draudimai gali veikti, kai žmonėms iš esmės tai priimtina. Jei bandai kažką uždrausti, kam yra poreikis, ko žmonės nori, tai tiesiog klaidinga. Be kontrolės sunku reguliuoti rūpesčius keliančias sritis. Pavyzdžiui, atriboti vaikus. Kai kurie tyrimai teigia, kad nuolatinis intensyvus narkotikų vartojimas brandos laikotarpiu gali sukelti būdingus genetiniams pokyčiams simptomus, kurie vėliau gali išsivystyti į šizofreniją. Ir nors egzistuoja tvirti taip paneigiantys įrodymai, vis tiek išlieka klausimas, ar yra geresni būdai apsaugoti vaikus nuo vartojimo, nei leisti prekeiviams spręsti, kuris amžius yra tinkamas. Paskutinius 10 metų vaikai visoje Amerikoje sako, kad nusipirkti nelegalių narkotikų tapo lengviau. Nei alaus ar cigarečių. Alus nusipirkti sunkiau, nes tenka apeiti reguliuojamą rinką, kuri patikrina ID, kur veikia visi tie saugikliai ir kuri neparduos tavo alaus vien todėl, kad turi kišenėje 40 USD. Vyrukai ant gatvės kampų nerūpi tavo amžius, jie nedomina tavo ID. Jis sako, parodyk pinigus. Ir jei jie gauna pinigus, nesvarbu kokio amžiaus bus vaikas, gal 4 metų, jis gaus savo dozę. Jei negaliu kontroliuoti prekybos, kokiu būdu sukontroliuosi, kad produktas nepakliūtų vaikams? Ar mes galime būti savo pačios didžiausios šiuo metu problemos kūrėjai? Kaip mūsų sprendimai tik prisideda prie mūsų pačių didžiausių košmarų? Kriminalinių įstatymų naudojimas remiantis visuomenės sveikata yra visiškai bloga idėja, nežiūrint, kaip ją taikysi. Tai neveikia. Negalima įstatymais apibrėžti moralės. Kas nors gali pasakyti, kad ją legalizuoti yra amoralu. Lygiai taip pat kitas gali pasakyti, kad nelegalizuoti yra nemoralu. Taip nieko neišspręsime.
Reikia diskutuoti apie racionalią politiką, kalbant ir apie galimas pasekmes. Jauni žmonės man sako, kad jūsų karta turėjo Martinį, kodėl mūsų karta negali turėti savo atsipalaidavimo priemonių. Žinote ką? Kodėl jums nebūtų ta karta, kuri apskritai neturi tokio dalyko? Tai labai lengvas argumentas pasakyti, kad tai nemoralu. Reikia išsiaiškinti, kodėl alkoholis priešingai nei marihuana nužudo tiek daug žmonių. Kodėl tabakas trumpina gyvenimą 7 metais, o apie marihuaną nieko panašaus negalime tvirtinti. Jei žmonės vartoja narkotikus ir po to nusikalsta, jie turi būti nubausti. Bet negalima bausti žmogaus, kuris niekam nedaro nieko blogo. Turime legalizuoti marihuaną, apmokestinti ją. Kiekvieną centą sugrąžinti sveikatos apsaugos sistemą. Apmokestinimas ir legalizavimas, ar tai neatrodo kiek ekstremalu? Ar nebūtų geriau tiesiog dekriminalizuoti? Skirtumas paprastas. Marihuanos legalizavimas paverčia ją suaugusiems legaliai gaunamu produktu. Tai nereiškia, kad bus nereguliuojamas platinimas, prekyba ir vartojimas. Marihuanos dekriminalizavimas vis dar gali būti siejamas su nusikaltimais. Esant tokia modeliu, iš marihuaną nepateksit į kalėjimą, bet visuomenė vis dar sako ne. Tai neišsprendžia organizuotų nusikalstamumo problemų ir nesukuria padėties, kai atsiranda mažmeninė prekyba. Dekriminalizacija tai yra tik abejotina idėja. Tarkime, jei yra legalu turėti ją, laikyti pas save. Decriminalization is just kind of a goofy concept. To say that it's legal to own something, to use it, to possess it, but not to produce it or sell it. Bet neauginti ir pardavinėti. Bet tai atrodo nelogiška, nes iš kurgi tai ateina? Tai yra blogai abiem pusėm, nes duodamas labai blogas ženklas. Ar turime ją kontroliuoti kaip alkoholį ir tabaką? Legalizavus marihuaną galutinis poveikis ją biudžetui. Apmokestinus ją kaip alkoholį ir tabaką būtų apie 10-14 milijardų. Jos būtų galima panaudoti sveikatos apsaugai. Galima būtų panaudoti mokesčių lengvatoms, sumažinti mokesčius. Galima būtų panaudoti greitkeliams, ligoninėms, krašto apsaugai. Tus 14 milijardų USD galima būtų panaudoti kur tik mums atrodo geriausia. Auginimas, derliaus nuėmimas, pakavimas. Prekyba gali būti tvarkoma iš esmės taip pat, kaip mes tvarkome su alkoholiu. Parduodi vaikui, parduodi pasidavęs įtakai, tau licencija atimama. Licenciją sunku gauti ir lengva prarasti. Panašu, kad tai logiška. Bet niekur kiti šitie dalykai nėra tokie svarbus, kaip čia BK. Taip, marihuana čia nelegali. Ir taip policija čia aktyviai persekioja augintojus ir prekeivius. Bet tai nesumažina rinkos klestėjimo. Manoma, kad nelegalioje marihuanos pramonėje čia dirba nuo 90 iki 150 tūkstančių žmonių. O produktas dabar žinomas visame pasaulyje. Jis neturi savo pavadinimą. BK žiedai. Žiedai. BK žiedai. Kas yra Kolumbijos žiedai? Nežinau, apie ką jūs kalbate. BK žiedai? Žiedai? Žinote, kas yra BK žiedai? Ne. Ar žinote, kas yra Britų Kolumbija? Ne, ar tai Britanijoje? Aš tai žinau, kur jie yra. Jie Kanadoje. Kai sakau BK, garsi dėl žolės ir hipių, kalnų ir jūros, marihuanos. Manau, dėl ramių pliažų anksčiau. Nemanau, kad vien dėl BK žiedų. Ar žinote, kas yra BK žiedai? Ne. O jį tikrai gerai žinoma. BK žiedai yra žolė iš Britų Kolumbijos. Ir ją vadina BK žiedais arba Beaster. Ar gavai Beasters? Taip, gavau Beasters. O tai reiškia, gavau žiedų iš BK. Ar žinote, ką reiškia žodis grow up? Sakyčiau, kad tai plačiai paplito suprantamas, ką tai reiškia. Žmonės augina juos namuose Rusiuose. Šio žodžio nėra žodyne. Tai reiškia taip, kas vyksta kieno nors namuose, pavyzdžiui. Koks nors draugas augina savo namuose žolę. Ar žinot, ką nors, kas augina marihuaną? Žinau. Ai, ne. Kelovna, nedidelis miestas. Čia gyvena virš 100 tūkstančių žmonių. Bet žinoma, kad čia glaučiasi virš 1000 žolės augintojų. Vietinėme laikraštyje policijos pareigūnas pastebėjo, kad jei kasdien nutvertų po vieną tokį augintoją, to visiškai nepakaktų atsikratyti jais. Ir Kelvina ne vienintelis toks miestas. Kur jie yra? Jie visur, kiekviename provincijos kampe.
Nėra nei vienos bendruomenės provincijoje, kur nebūtų žolės augintojų ir kur nebūtų jų skaičiaus didėjimo. Faktas, kad visoje Britų Kolumbijoje yra tūkstančiai žolės augintojų. Ir kai policija sugauna augintoją, dažniausiai girdimi kaimynų žodžiai yra: "Nė nenumaniau, kad jie augina žolę mano gatvėje." Jei mano apibendrinimus pažiūrėtumėte rimtai, kad 2000 metais BK buvo 17 tūkstančių augintojų. Tai realiai mes turime vieną namų ūkį 100, kuris augina marihuaną. Mums reikia tai suvokti. Netaip jau blogai provincijoje su tiek daugiau nei 4 milijonų gyventojų. Žinoma, daug kas pasikeitė nuo 1970 iki 1980 metų. Iki 1990 metų, kai tai tapo namudiniu verslu. Tai paverčia mus Kolumbijos šiaurę. Mes kalbame apie milžiniškus kiekius. Realybė yra ta, kad daugybė BK žmonių yra įstraukę žolės auginimą. Žmonės nemuša tavęs, jie įstraukia marihuanos pramonę. Apimtis svyruoja nuo žmonių auginančių keletą augalų iki baikerių klubų narių ir kitų galimai įstraukusių į verslą. Anksčiau policija reaguodavo į kiekvieną skambutį nurodantį namų augintoją. Manau, kad ten yra augintojas, prašau, ištirkite tai. Pilnai ištirkite. Šis reiškinys per 7 metus sumažėjo dvigubai. Man atrodo, kad jei apsidarytume ir pakalbėtume su žmonėmis gyvenančiais realiame pasaulyje, mes atrastume, kad mes tai nepakankamai gerai suprantame. Ir kai matome tuos skaičius, kad 1% visų namų ūkių yra potencialiai įstraukę marihuanos auginimą, tai turėtų mūsų politikams atskleisti perspektyvas būsimai veiklai. Taigi, kaip surandami tie augintojai? Policija naudoja infraraudonųjų spindulių kameras, kurių pagalba mato viršinti normas šilumos išmetimą iš augintojo namų. Arba kvapo testas. Bet jei visą tai nesuveikia, tada šitai augintojų stebėjimas. Bet kai bendruomenės atsirado tiek daug augintojų, kad kai kurios bendruomenės pradėjo augintojų stebėjimo programas. Žinot, su kur šviečiama į tekstą, kuriame yra tokie punktai kaip pratybos, kaimynų bendradarbiavimas, sertifikavimas. Gavus sertifikatą galima iškelti ženklą, liudijantį, kad tu nepritari marihuanos auginimui. Sukurtas klausimynas padedantis gyventojams identifikuoti augintoją. Pavyzdžiui, klausimai, ar gyventojai yra uždari. Ar įsikėlus gyventojams į namą išrūsius sklido statybų triukšmas. Ar ant langų pastebimas kondensatas. Ar neprižiūrimas kiemas. Dokumentas sako, kad teigiamas atsakymas į vieną ar kelis klausimas dar nereiškia, kad gyventojai įsitraukia į nusikalstamą veiklą. Does not necessarily indicate that the residents are involved in criminal activity. Galbūt tai ir gerai. Kodėl augintojai atsiranda praktiškai visose BK rajonuose? Kiek galima uždirbti pinigų auginant augalus savo Rusiją? Pagaliau, kaip jie atrodo tie augintojai? Pagaliau suradome augintoją. Dabar važiuojame su juo susitikti. Jis naudoja tik 8 lempas, tai nėra milžiniškas ūkis. Šitą daiktą jie naudoja, kai samdo žiedynų karpytojus. Užsidedi juos ir kiti žmonės mano, kad tu dėvi akinius nuo saulės. Bet kai juos užsidedi, negaliu to padaryti vairuodamas. Negali nieko matyti. Visi gavome tokius akinius. Direktorius, prodiuseris. Kur mano telefonas? Laukime telefono skambučio, kad galėtume susitikti. Matau išvažiuojantį automobilį, galbūt tai jie. Hello? Alio? Okay, so put the glasses on. Tvarkoj. Okay. Tai užsidėti akinius? Gerai, paklausk, ar galime jungti kamerą. Ar turime uždengti objektyvą? Gerai, klausykit, bičiai. Mes turėsime video kamerą, bet su uždengtu objektyvu. Taigi, vaizdo nebus. Šūdas. Tiesiog darykime tai. Uždeg dangtelį. Kaip pateksime į vidų? Po 2 minučių. Ar eisime į galinį kiemą? Taip. Norit naudoti kamerą? Taip, puiku. Ar kad nors patyrėte panašias emocijas? Nežinau, truputį sirguliuoju, aišku. 15 minučių. Mes laikome su žanku ir esame vedami į vidų.
A real grow-up. Tikri augalai. The grower admitted that this wasn't the biggest of Augintojas grow-ups. sutiko, kad tai nėra didžiausia In auginvietė. fact, Tiesą sakant, it's probably greičiau on the maža, small end of the kalbant apie scale in plotą. terms of size. But I really didn't care. Bet man tai nerūpi. There are just so many things to Čia see. tiek daug galima pamatyti. The lights, Šviesos, the tools, įrankiai, the power, elektros energija, vazonai and of course, ir žinoma, the marijuana. marihuana. What do you guys do for the Vyručiai, smell? ką I jūs know darote this su is like a kvapu? big- Žinau, kad jis stiprus. Čia mes turime anglies filtrą. Po filtro oras juda vamzdžiu po namu ir į lauką išeina šuns būduje. Aš esu pradedantis ir mokausi. Over here, there's also another room. Čia yra dar vienas kambarys in ten. there. So you have a total of... Tai čia iš viso 8 lempos? Taip, 8. Jos dega 12 valandų. Išsijungia 8 vakaro. Did you say like a majority of the guys you know are just growing Tai dauguma to augintojų earn augina, some kad extra užsidirbtų money? papildomų pinigų. Taip. Jie turi normalius darbus nuo 9 ryto iki 5 vakaro. The grower told me he cropped Augintojas out about pasakė, every kad 2 nuima months, derlių kas 2 and mėnesius. every crop was worth Ir about kiekvienas derlius $20,000. vertas 20 tūkstančių USD. $120,000 O tai yra apie 120 tūkstančių USD per metus. Nors tai ir mažas ūkis, skaičiai vis tiek neatrodo maži. If those kind of numbers are coming Jei out of the tokios setup sumos of gaunamos 8 iš lights, 8 lempų, what kind of kokios numbers are sumos coming out of gaunamos the iš big ones? stambių ūkių. And where do you find them? Kur juos surasti? Well, it would Na, seem just panašu, about kad jie gali everywhere. būti bet kur. Barges, Baržuose, semi-trucks, autofurgonuose. Whether it was for the Ar mobility tai buvo of it, padaryta dėl or whether mobilumo? it was an Tai attempt buvo to bandoma disguise išvengti the smell degančios, of, burning augančios marijuana- marihuanos of kvapo. growing marijuana. In any event, Bet it's kuriuo atveju tai unusual, gana for that neįprasta. reason. even in Netraukiniuose? train cars? Yes. Taip, it panašu, kad net seems as mūsų though mylimi even our mašinistai beloved neišvengia caboose auginimo cannot escape karštligės. grow-up fever. When we read Mes that 20 perskaitėme, kad train 20 cars were vagonų buried buvo underground užkasta to po grow žeme, marijuana, kad būtų galima busted or auginti not, marihuaną. Melas ar tiesa, had to mes see turime this. pamatyti tai. so we set out. Taigi, patraukime į kelionę. But not before asking our sound Prieš tai, man if aišku, we could neprašau use his pasidomėti, ar SUV pravažiuosime iki and vietos su coaxing savo him with a SUV little free gas. ir įsipilti šiek tiek nemokamų Where we degalų. were going, we would need it. Nes mes važiuojame, mums jo reikės. We're in the boondocks, way up here. Mes jau beveik vietoje. You wouldn't want to go over that puppy. Už to kalniuko This is what they brought up diesel fuel. Su to šituo jie power the atsiveždavo dyzelį nuo generators, savo elektros with how srovės much they were generatoriui. growing and how much the generators Kiek jie augindavo ir needed. kiek That's a elektros full jiems truckload reikėdavo? there. Čiagi visa cisterna. Finally, after a few hours on the Galų highway gale, and climbing po up kelių the side valandų of a greitkelyje mountain, ir kopimo į we kalnų get there. šlaitą, We had to go into mes 4 atvykome. just to get up Ir reikia here. pastangų, kad You pasiekti can see šitą I'm vietą. dressed right. I'm in jeans Ir apsirengęs and frickin' tinkamai, sneakers. su džinsais ir suknustom šlepetėm. Velnas. My feet Man are šalto cold. kojoms. Nėra kaimynų. There's no neighbors. Nieko nėra nei You ten, look nei to the ten. right, there's nobody there. Nobody here, nobody there. I mean, I imagine Įsivaizduoju, they're kad probably greičiausiai laid vagonas čia sustatė šitaip. this way. Akivaizdu, They've kad been reikėjo obviously numatyti, iš kur following you, like, gausi where you're getting your dyzelino. diesel, Kur where you're gausi getting the talpas, tanks, where kur you buy gausi 10 vagonus. train carts, Kur where you pirksi buy 150 150 lempų? lights. These Šitie are yra diesel dyzelino pumps. siurbliai. And it- Panašu, kad čia there's dar still lašai diesel dizelis. in these things here. Pro čia This patenkame side į I got apačią. down there. Reikia įsitikinti, ar Sure viskas it's okay tvarkoj. to- O dieve. Atrodo, lyg lyščiau į urvą. Into a cave. Žiūrėk po kojom. Watch your feet there. Čia netaip jau ir šalta. Ten 8 vagonai. About 8 train carts Spėju. down that way. I'm guessing. 3 iki galo ir dar And po I 2 came iš feet to šonus. the end, and then 2 deep. Each one is Čia 2 2 į deep. šoną, čia 2 į Down šoną. here, 2 deep. Down the next one, 2 deep. 3, 4. Čia numeriai ant sienų. 3, 4. Jie nupjovė galus, kad padaryti praėjimus su tambūrais į kiekvieną vagoną. To make doorways, and that's how you have your hallways going into each one. They're water reservoirs Čia here. vandens rezervuarai. And you see 1, 2, 3. You're like, okay, that's quite a bit. But then there's Pamačiau this 1, one. 2, 3 ir pagalvojau, kad jų čia nemažai. And another one at Bet the čia dar end. vienas, dar Losing. vienas. Ir dar vienas pačiame gale. Like, no wonder the Geri cops just dalykai. left it. Moving this shit would be a pain in the Panašu, kad farai tiesiog paliko juos, nes iškelti juos būtų sudėtinga. Apie 150 lempų augino nuo pusės iki 1 kg marihuanos. Taip, vagonai, matau, kad dugnas surūdyjęs. Kiekvienas pusė kilogramų žolės čia vertus 2000 USD buvo nuimamas 4-5 kartus per metus. Galima pradėti auginti, kad ir rytoj. Čia vis dar yra paruošta žemės ir trąšų. Tai, kas liko iš augalų, kurie atneždavo nuo 1,2 iki 2,4 milijonų USD per metus. Tik pažiūrėkite šituos kabelius. Pelnas padvigubėdavo, jei žolė pasiekdavo tam tikrus JAV rajonus. Matote, farai viską nupjaustė.
You know what? Actually, you want to get me to run all the way down to see how far Kam tos away I am? grandinės? So I'm going to go to the Ant engineer to grandinių show you how kabindavo deep this lempas. is, and this was all Su filled with grandinėm plants. galima reguliuoti lempų aukštį. Whoa. Noriu nueiti iki galo, I'm at the end. kad matytųsi, kaip toli esu. Now I can hardly see over Sunkiai there. galiu It's just like žiūrėti, matau lights tik in the- šviesas. This is Štai how koks far atstumas. away. Like, Galima give me an matyti, idea kiek just čia how big vietos. this is. Oh, it's a trek Reikia just to surasti get back kelią to where atgal. you guys are. Čia daug kas kartojasi. Va, vėl tas pats. Bang. Iki All the pat way galo. down. When Kaip it said in the laikraštyje paper rašė 20, 20. it's probably- it's gotta Greičiausiai be čia yra 10 ilgio ir 10 po 2 long plotį. and 2 deep each one, 'cause then you get your 20 carts. 20 vagonų. Man, I wish we Žmogau, could have norėčiau seen that pamatyti while it was viską, still kai dar going. veikia. Tai beprotybė. Crazy. You wouldn't know Nesuprastumėte, there's ar a čia law veikia here. įstatymai. Check this Pasižiūrėkite patys. Cannabis Kanapės Day. diena. An actual day Diena skirta dedicated to marihuanai. marijuana. And Ir take note, atkreipkite dėmesį. this takes place on one of Veiksmas the vyksta busiest vienoje judriausių, high-traffic vieno blocks didžiausių of Kanados BC's miestų largest city, Vancouverio Vancouver. aikštėje. Marihuana Marijuana? jį visur. It's Vartojama ir everywhere. pardavinėjama visais Consumed and įmanomais sold in every būdais. imaginable way. Pypkės, Pipes, bangai, suktinės, bongs, kepiniai. joints, baked goods. Sunku It was įsivaizduoti, kad hard beveik to kiekvienas šio imagine renginio nearly every lankytojas person attending pažeidinėja this event was įstatymus. breaking the law. Tačiau panašu, And yet kad no one niekam seemed tai to care. nerūpia. The police were there. Policija čia yra ne tam, kad But not the kabinėtųsi bus prie žmonių. They held traffic Jie for the sustabdė eismą band dėl to play Kanapės for dienos Cannabis Day. orkestro. Now they went Ir back tada to their grįžo į side of the kitą street. gatvės pusę. Sure, no Žinoma, problem, jokių problemų. No problem. Complying with the 5-0. One of the organizers Vienas told me that in organizatorių all man the years pasakė, this kad per event has visus taken metus, kol place, vyko šventė, there's never been a įvyko nei violent vienas incident, smurtinis except konfliktas. once. Išskyrus vieną kartą, By a man who's kuriame believed to be dalyvavo under the manumai influence of vartojęs alcohol. alkoholį vyras. We heard there was a jazz festival happening at the same time on the other side of the block. It Tuo pat wasn't metu doing kitoje quite as kvartalo well, pusėje vyko but there džiazo was one group fiesta. doing all right. Jiems sekėsi ne taip jau ir gerai. Bet vienai grupiai viskas sekėsi puikiai. Tuo metu, kai ten vyksta kanapės šventė, čia vyksta bažnytinė prekyba rąstynais. Paklausiau, ką jie galvoja apie kanapės dieną, ir jie atsakė, kad mums reikia melstis dėl jų. Pasakiau, bet jūs vyrukai jiems pardavinėjate savo maistą, tiesa? Manau, kad jie pardavė jiems rekordiškai didelį kiekį. Pabandysiu paimti iš jų interviu. The interview Interviu neįvyko. There was so much marijuana. Ten it buvo was tiek unbelievable. marihuanos. I Neįtikėtina. think we almost all got Panašu, kad mes contact eyes just apsinešėme from vien around būdami the tarp tų smoke. dūmų. But I did get Aš a gavau donut. restainę. I did purchase some of these on the way Išeinant out. iš ten Those nusipirkau church girls kelis. got me. Mane suviliojo tos bažnytinės mergaitės. A culture of marijuana has been established in Bet kai BC. atsirado marihuanos kultūra, Paraphernalia, nuo aksesuarų iki kavinių, from seed selling nuo to prekybos its very sėkmės own iki political politinių party, partijų, the BC Marijuana Party. BK Even marihuanos bakers. partija ir net kepėjai. Kepiniai ir jų kepimas. Sveiki visi, maloniai kviečiu į savo virimų ir kepimų šou. Mes padarysime revoliuciją pramoginėse virimo laidose. Leisime pasireikšti jums. Meet Watermelon Susipažinkite Girl. su mergina Muliu Giliu. She's made a name for herself as Jis BC's susikūrė only savo drug įvaizdį kaip dealing, vienintelė beka nudist, prekiautoja comic, narkotikais. pin-up, baker. Nudistė komikė, Did I get pusuotoja ir all that in? kepėja. She Ar was viską arrested paminėjau? for selling her cookies down on Wreck Beach. Ji buvo sumta prekiaujantį A savo nude beach. sausainiais pliaže. Is this for Nudistų real? pliaže. Ar tai rimta? Visiems sakau, kad man patinka veikianti galvo žolė. Teisininkams, gydytojams nėra neigiamų atsakymų. Žinote, tie ir anie, visų profesijų atstovai lankosi mano namuose. Na, žinote, daug pasiturinčių žmonių, daug politikų. Kartais net nežinai, kas yra visi tie žmonės. Mano mama buvo kepėja ir jos mama buvo kepėja. Taigi, mes tiesiog kepame. Pradėjau kepti sausainius su marihuana ir prekiauti jais. Kaip galima ignoruoti tokią didelę paklausą? Tai tu buvai suimta pliaže? Taip, buvau suimta ne vieną kartą. Kaip nelegaliai prekiaujant imbieriniais sausainiais. Nelegaliai prekiaujant imbieriniais sausainiais. Nemanau, kad tikrai imbieriniai sausainiai turėtų būti apmokestinti. Teisingai. Jis tiesiog susidūrė su smurtiniais nusikaltimais. Ir štai pasirodo sausainių mergaitė. Farai turėtų šalinti tai, kas nepagidautina bendruomenė. Ir aš aiškiai buvau ne tas asmo, kurio nepagidauja bendruomenė. Kažkam reikia sausainių. Tiesą sakant, aš buvau parinkta kaip pranešėja ir vaikščiodavau po universitetus, kalbėdama apie marihuaną. Iš tikro,
Taip man sakė, kad aš puikiausiai apie tai išmanau ir turiu pasakoti apie tai kitiems. Aš pasakau gerai ir jie man už tai mokėjo pinigus. Rakinu viską nuo jūsų, nes sustovinėjimas yra nusikaltimas. Taigi, kyla klausimas, kaip visą tai gali veikti ir kartu būti nelegalu. Kur keliauja pinigai? Kas pasiima pelną? Ar iš tikrųjų 7 milijardai USD keliauja į provincijos buhalteriją? Galbūt žmonės kažką jaučia net nežinodami faktų? Panašu, kad čia turėtų veikti sistema. Kurie jūsų net gali įvardinti šią sistemą. Daugelis žmonių mieste kalba apie sąjungą. Sąjunga? Taip, sąjunga. Žinote, tai kaip kitas pramonės pavadinimas. Tai pogrindžio reikalas. Tiek daug skirtingų prekeivių, skirtingų žmonių dirba kartu. Turi dirbti su patikimais žmonėmis, nes tokia veikla yra nelegali. Taigi, štai kaip veikia ta vadinama sąjunga. Žinoma, yra daug išimčių, bet iš esmės tai yra tipinė situacija. Visų pirma, yra namo ar žemės savininkas. Jis beveik už nieką neatsakingas. Jis tik legalus vietos, kur bus auginama žolė savininkas. Jam tai reikia kas 3 mėnesius paimti savo lagaminėlį ir sumokėti savo paskolas. Jo rankos švarios, jis gali atsipirkti nežinojimu, jei auginimas būtų išaiškintas. O atsiprašau pareigūnė, nežinau, kad jie ten augina marihuaną. Toliau eina taip vadinamas 50-50 partneris. Rangovas, kuris parūpina įrangą ir nusamdo augintoją, ar augina pats. Augintojas dar vadinamas pralaimėtoju. Vardas atspindi realybę, nes jei operacija žlunga, bus baudžiamas jis. Kai derlius sunoksta, nusamdomi karpytojai. Jie paruošia žolę paskirstimui, nukarpydama nereikalingus lapus ir kotus. Daugelis žmonių nesupranta, kad jų rūkoma augalo dalis yra žiedynas, kuris iš esmės yra augalo žiedas. Tai ne lapai. Kirpytojai samdomi mokantiems už valandos darbą apie 20 USD. Be mokesčių, žinoma. Kai marihuana paruošta, pasirodo žolės brokeris. Jis nėra samdomas, bet kartais augintojai su savo įranga reikia žmogaus, kuris paimtų žolę ir ją išparduotų. Kai reikia brokerių, paprastai tai reiškia, kad žolė keliauja į pietus, į JAV. Tokiu atveju tarpininkas nuperka žolę už nuo 1800 iki 2000 USD už puskilogramį. Tada jis nusamdo žmogų, kuris kirs sieną. Ta, kuris yra pakankamai kietas rizikuoti ir pernešti žolę per sieną. Populiariausi būdai nešantis per sieną gauna įvairų, bet visada gerą atlygį. Kai tarpininkų žolė pasiekia JAV kelius, jos kaina išauga iki 3000 USD už puskilogramį. Kuo toliau į pietus jį nukeliauja, tuo daugiau atneša pinigų. Jei pavyksta nukeliauti visą kelią iki rytų pakrantės, kaip pavyzdžiui New Yorko, kainos pakyla dar aukščiau ir gali siekti nuo 3,5 iki 6 USD už pusę kilogramo. Griežtesni įstatymai kelia kainas ir atitinkamai auga pelnai. Majamyje nuo 3,5 iki 4 kg BK žolės galima iškeisti į 1 kg gryno kokaino, kuris savo ruoštų grįžta į Kanadą. Ir čia parduodamas nuo 30 iki 35 USD už kilogramą. Į marihuaną lieka vietoje paprastai parduodama už 1800 iki 2000 USD už puskilogramį, priklausomai nuo rinkos užpildymo. Ir tai tik aisbergo viršūnė. Sąjunga yra bendras paslaugų ir verslo junginys. Tiesiogiai ir netiesiogiai generuojantis pelną provincijai. Kai kurie žino, kur dalyvauja, kiti tiesiog neatsisako iš to gaunamos naudos. Staliai gamina stalus, kambarius, pastogės ir visą kitą, ko reikia auginimui. Statomi visiškai nauji namai vien tam, kad jose auginti marihuaną. Elektrikai pajungia lempas, jungia elektros valdymo prietaisus. Jei būtina, pasirūpina atsarginę elektros energiją. Statybinių medžiagų parduotuvės aprūpina medžiagomis reikalingomis kambarių ir pastatų įrengimui. Hidroponinės įrangos parduotuvės teikia lempas, žemę, trąšas ir kitą auginimui reikalingą įrangą. Sėklų prekeiviai parūpina sėklų. Klono augintojai rūpinasi, kad iš marihuanos augalų pridauginti klonų, kad apsaugoti ir pagreitinti augimo ciklą. Nekilnojamo turto agentūros augintojams parduoda namus. Nežinodamos, bet jos lygiai taip pat gauna pelną. Yra nekilnojamo turto agentų tiesiogiai dirbančių sąjungai, kurie rūpinasi augintojų poreikiais. Ieškodami užsislėpusių pastatų su dideliais rūsiais ir galimybę nelegaliai prisijungti prie elektros tinklo. Paskolų dalintojai, kurie parūpina augintojams kreditus, už kuriuos jie perka auginimui reikalingus namus. Bankai, kurie tik minimaliai saugosi, kad nebūtų padėti nelegalūs pinigai. Dabar yra taip, ir jei indėlis didesnis nei 30 000 USD, kartais užduodami papildomi klausimai, bet pats bankininkas sprendžia, ar indėlis įtartinas. Įmanoma, kad taip,
Prie sąskaitos pridedama pastaba. Tik esant 10 000 USD sąskaitai privaloma užpildyti ir išsiųsti specialią FCIC formą. Tačiau 9999 USD indėlis gali nesukelti beveik jokių klausimų. O, pardavai motociklą? Puiku. O, pardavai laivą? Neblogai. Ačiū už verslą, supratote esmę? Teisininkai rūpinasi pinigų legalizavimu. Jie padeda įkurti bendras kompanijas ir holdingus, kad galėtų skolinti pinigus. Jie siūlo teisės žinovus, kad čia ištrauktų augintojus iš kalėjimo. Elektros tiekimo kompanijos laimi iš padidėjusių elektros sąskaitų ir lempų pardavimo. Jie susirūpina tik tada, kai turi, kad kas nors vagia elektrą. Įstatymo sergėtojai gauna pinigus kovai su augintojais. Jie kuria specialias vien su marihuana kovojančias pajėgas, tokias kaip Green Team. Kanada su marihuana susijusiems įstatymams, jų palaikymui ir taikymui kasmet išleidžia nuo 300 iki 500 milijonų USD. Policija taip pat gauna naudos, konfiskuodama prekeivių ir augintojų turtą. Pagaliau, tikrai ne paskutinėje vietoje yra mažasis verslas. Barai, restoranai, drabužių parduotuvės, laivų automobilių parduotuvės. Pinigai netiesiogiai pasiekia įvairų smulkųjį verslą. Augintojai ir prekėjai mėgsta leisti pinigus. Viskam. Kai augintojai nuima derlių, jie sako, kad laimėjo loterijoje. Galima spėti, kas prekiauja. Kuo daugiau jie parduoda, tuo daugiau prabangos turi. Manai, jie laiko pinigus ir kažkam jūs atiduoda? Ne. Jie perka namus, automobilius, jie perka laivus. Jie investuoja į restoranus, investuoja visur, kur tik gali. Taip, jau mus pričiupo. Mes per daug išsiskyrėme. Apie tai nepagalvojame, bet sakau tą patį. Kai pinigai ateina taip lengvai, jie nepastebė, kaip pristaikai prie tokio gyvenimo būdo. Tampi kietu, tampi karštu. Taigi, kaip organizuotas nusikalstamumas parūpina daugumą iš rinkoje esančio produkto. Bet yra ir daugybė motociklininkų laistančių savo augalus. Tai prekybų centrų darbuotojai, jaunimas, įsižiūrintis tame naujas galimybės. Nelengva uždirbti tokius pinigus užsimant ko nors kitu. Ypač jeigu paskutinius 4 metus lankai mokyklą. Matai tus vyrukus laistančius augalus Rususe ir iš viso to gaunančius gerus pinigus. Tu turi diplomą? Taip. Ir tada tu? Taip, aš atidėjau jį į šalį ir pradėjau auginti žolę. Galiu uždirbti 33 USD per valandą, o tai yra geras atlyginimas. Bet kam turėčiau tai daryti, jeigu moku užsidirbti visų metų atlygį per 2 mėnesius? Taigi, ką mes sužinojome? Pirma, draudimas nesumažino poreikio. Ir žinoma, nesumažino tiekimo. Antra, tai yra pastovus organizuotų nusikaltėlių pajamų šaltinis. O tai savo ruožtų traukia jaunus žmonės, nes pinigai gaunami taip lengvai. Ir trečia, pagrindinis verslas, tiesą sakant, kuria nusikaltimus ir prievartą. Vieninteliai žmonės patiriantys nuostolius yra mokesčių mokėtojai, tokie kaip aš ar tu. Dar daugiau, visas šis narkotikų reikalas nekelia didesnės grėsmės nei dabar reguliuojamos medžiagos. Ir pagaliau, kodėlgi apie tai tiek daug ginčių? Eisenhoweris kalbėjo apie kartinį pramoninį kompleksą. Ar mes sukūrėme marihuanos draudimo kompleksą? Karo prieš marihuaną nebuvo iki 1972 metų. Žinote, prezidentas Niksonas sakė, visi žydai rūko žolę. Jis tikrai tai pasakė. Kai Niksonas įsitraukė į karą prieš narkotikus, jis norėjo kai ką nuveikti. Jis turėjo savo darbotvarkę. Buvo lieptas naikinti daug informacijos saugomos Kongreso bibliotekoje ir pagrindiniuose universitetuose. Niksono administracijos pateikta ataskaita, tai vadinama Safario pranešimas, respublikonų gubernatoriui. Jis perskaitė jį, pasakė, kad gali paimti pranešimą, atsiversti bet kurį puslapį. Ir jį turi patirties su kanape, suprasti, kad jie meluoja. Sakydamas, kad marihuana yra visiškai nekenksminga, jis vis tiek pradėjo karą prieš narkotikus. Jis atspausdino tiek kopijų, kad Baltieji rūmai ir Kongresas negalėjo net perskaityti. 1970 metai, karo prieš narkotikus pradžia. 76 Džordžijos kariškiai tapo detektyvais. Aš buvau vienas jų. Trečdalis jų buvo slapti agentai. Aš buvau vienas jų. Ir taip praleido 14 savo gyvenimo metų. Mūsų tikinys buvo žolės rūkytojai. Ir tam buvo labai gera priežastis. Dauguma jų protestavo prieš Vietnamo karą. Ir jei gali suimti visą šių žmonių rūkančių žolę grupę, nebebus protestų prieš Vietnamo karą. Niksonas galvoja, kad tai visai nebloga mintis. Taigi, kai prezidentas Niksonas 1972 metais paskelbė pilietinį karą, narkotikų karą, kuris vyksta ir šiandien,
Tai iš tikrųjų buvo karas prieš marihuaną. To nebuvo iki Reigano, kaip jo prezidento atėjimo į valdžią 80-metyje. Ronaldas Reiganas sakė, kad jauni žmonės susirenka ir skaito knygas, rūko žolę ir kalbasi. Kaip tos 3 negantas nešančios moteris. Ką aš galvoju apie marihuanos legalizavimą, kokie yra mano už ir prieš. Aš esu absoliučiai prieš marihuanos legalizavimą. Nėra jokios klaidos, jei valstybė narkotikų yra koncentravusi marihuaną. Marihuana buvo aiškiai naudojama kaip visų narkotikų simbolis. Kai matai plakatą nukreiptą prieš narkotikus, jie ne visada yra marihuanos lapas. Kaip panašu į religinį džihadą. Galingesnį nei karą prieš gangsterius. Tai ar čia žmonės susimastyti, kai žmonės galvoja, jie abejoja. Pavyzdžiui, jie abejoja Vietnamo karo reikalingumu. Ar rasinė segregacija, kaip buvo daroma 1930 metais džiazo klubuose. Ar moterų teisėmis, golfo salų karais, naftos karais. Tai paprasta. Užsivelki kostiumą, užsimauni savo juodas kojines, sėdi automobilį, turi savo portfelį, sveikinasi su kaimynais, šinauja veją, kaip ir visi. Ir viskas juda tą pačią kryptim, kaip ir visada. Pavyzdžiui, jie abejoja Vietnamo karo reikalingumu. Ar rasinė segregacija, kaip buvo daroma 1930-ais. Tai paprasta. Užsivelki kostiumą, užsimauni savo juodas kojines, sėdi automobilį, turi savo portfelį, sveikinasi su kaimynais, šinauja veją, kaip ir visi. Ir viskas juda tą pačią kryptim, kaip ir visada. Mes vertiname politiką kaip daugybės baimių sukėlėją ir iš to gaunama daugybė pinigų. Tiesą sakant, jei jūs paimtumėte visus nelegalių narkotikų vartotojus ir iš to kiekį pašalintumėte kanapės vartotojus, nebeliktų tos pakankamai didelės narkotikų problemos šioje šalyje JAV, pateisinančias masinės išlaidas karui su narkotikais. Stebinantis dalykas yra tam nedideliam kiekiui suteikima reikšmė. Kiekvienais metais JAV vyriausybė marihuanos draudimo palaikymui išleidžia 7,7 milijardo. Quite frankly, if you took the using population of all the other illegal drugs combined and you eliminated cannabis from that equation, there wouldn't be a big enough drug problem in either this country or the United States to justify the massive expenditures that go towards fighting the war. The amazing thing is the small amount of enforcement that is necessary. Kanadoje marihuanos nusikaltimams išaiškinti kiekvienais metais išleidžiama 400 milijonų USD. Bendras kovos su narkotikais biudžetas Kanadoje yra 500 milijonų USD. Tai reiškia, kad 4 iš 5 viso kovos su narkotikais biudžeto išnaudojimo persekiojant marihuanos vartotojus, paliekant tik 1 iš 5 krekui, heroinui, kokainui ir visiems kitiems. Kovos su narkotikais yra stambus verslas. Jis pats save skatina. Jis remiasi mokesčių mokėtojų pinigais. Kovos su narkotikais skyrius negali laimėti, nes jie patys yra to dalis. Tai kaip didelio biudžeto filmų kūrimas. Tu išleidi 30 milijonų USD filmo sukūrimui. Ir kai filmas pasirodo, jis neuždirba pinigų. Tačiau kažkas juk uždirba 30 milijonų USD. TV parodė vyruką šalia marihuanos kupetos. Žinote, štai kur mes panaudojame pinigus. Tai tas pats, kasmet kviečius prašyti išsaugoti medžius. Suprantate, kad tai yra jų uždarbio, jų pajamų šaltinis. Kampanija tęsis, kol nebus naikinta kiekviena surasta žinoma marihuanos auginimo vieta. Turime gyventi su tuo ir daryti, ką galime. Bet jei tai blogas darbas, visi mes atliekame neįmanomas užduotis, Mrs. Gibson. Yra labai daug policijos pareigūnų manančių, kad ją reikia legalizuoti, reguliuoti ir kontroliuoti. Jie mato mūsų, dabar veikiančią alkoholio ir marihuanos įstatymų veidmainystę. Kasdien pamaina po pamainos ir jie viską supranta. Tačiau jie nenori prarasti savo darbo. Jie nenori prarasti galimybės užsitarnauti seržantų laipsnį ar tapti detektyvu. Jie nori vieną dieną tapti viršininkais. Todėl nenori nuvilti tai lemiančių žmonių. Ar teisėjai, teisininkai, prokurorai, advokatai, kalėjimų prižiūrėtojai, visi šie teisingumo pramonės atstovai nori apsaugoti save? Na, kažkuria prasme taip. Advokatai irgi.
Kuo daugiau dalykų jie draudžia, tuo daugiau pinigų mes uždirbame. Atsiprašau, kad vėluoju, Kenai. Užtrukau teisme. Daug žmonių sulaikoma paprasčiausiai už laikymą. Jei pažiūrėtume į su narkotikais susijusius nusikaltimų statistiką, didžiausią dalį sudaro paprastas marihuanos laikymas. Kiekvieną kartą, kai užsidegi marihuanos cigaretę, gali sudeginti ir savo ateitį. Baigtėti, visi mano draugai rūko žolę, jie nėra nusikaltėliai. Tik todėl, kad jų dar nepagavo. Jei vartoja narkotikus, būsi pagautas, o kai tave pagaus, tave nubaus. 750 tūkstančių amerikiečių kasmet apkaltinami marihuanos laikymu. Tai beveik milijonų žmonių ir nepriklausomai nuo to, ar pateks į kalėjimą ar ne, tau gyvenime atsiras rimtų bėdų. Šiandien suimtų dėl marihuanos skaičiaus viršė suimtų dėl žmogžudysčių, prievartavimų, plėšimų ir užpuolimų kartu sudėjus. Niekada neatsikratysi teistumo. Teistumo, kuris lydės tave kiekvieną dieną visą likusį gyvenimą. Ar atsimenate, kaip anksčiau rūkymas buvo gana įprastas? Pavyzdžiui, buvusiam prezidentui Billui Clintonui. Tai netaip jau ir svarbu. Aš net visko nepragavau iki 22 metų. Jei ponas Clintonas mums stovint ratu būtų padavęs man marihuanos cigaretę, nebūtų svarbu, ar jis priklauso viršūnėms. Jis taptų narkotikų prekeiviu, kaip ir kiti žmonės patekę į kalėjimą. Ir niekada nebūtų tapęs advokatu, ir tuo labiau jav prezidentu. Bet marihuanos įstatymai saugo mus. Mūsų gyvenimą jie paverčia saugesniu. Jį perduoda mums moralinę žinią. 19 iš 21 tautų pranyko prieš mus, sunyko iš vidaus. Moralės, etinių, religinių principų žlugimas. Kai tave sugaus, kai tu dar jaunas ir turėsi tik vieną marihuanos cigaretę, iš vyriausybės negalėsi gauti paskolos ar stipendijos ir įstoti koledžą. Jei bus apkaltintas žmogžudyste ar išprievartavimu, nebus jokių problemų. Galėsi nueiti ir pasimti paskolą. Tai žinia, kad galima žudyti ir prievartauti, svarbu tik po to neužsidegti suktinukės. Pirmas veiksmas, kurį po rugsėjo 11-osios atliko Ashcroftas, buvo teisėsaugininkų užsiundimas ant Los Andželo kanapių vartojimo kooperatyvų. Tai gerokai pagerino nacionalinį saugumą. Ir kasgi dar didina nacionalinį saugumą? Svarbiausių nusikaltėlių veiklos sričių panaikinimas. Būtent tam 2003 metais jav vyriausybė skyrė pinigų. 25 milijonus už Osamos bin Ladeno galvą, o 15 milijonų už Udej ir Huseino Sadamo sūnus. 12 milijonų USD atiteko pavojingesniam už visus kitus žmogui. Šiam žmogui. Ar gali pasakyti, kuo tiksliai tave kaltina? Daugumoje kaltinimai yra nuo sąmokslo rengimo iki rūpimų priemonių laikymo. Operacija Pypkės sapnai buvo teisėjo Ashcrofto proto veiklos rezultatas. Internetas buvo nelegaliai pritaikytas šių nelegalių produktų pardavinėjimui ir nelegalaus verslo atvirai veiklai. Slapta operacija, kurios tikslas buvo sulaikyti ir teisiškai persekioti žmonės pardavinėjančių žolės rūkymo priemonės vienam Pensilvanijos rajonui. Nes yra dvi valstijos, Pensilvanija ir Ajova, kur galioja šis draudimas. Todėl buvo draudžiama šias rūkymo priemonės siųsti Pensilvaniją ir Ajovą. Toks žmogus kaip tu, žinomas aktorius, komikas. Tu nesi nusikaltėlis, tai kodėl jie nusitaikė į tave? Nes tas filmas buvo numeris 1 Amerikos nuomos punktuose. Mes parodėme žolės įstatymų dviveidiškumą. Byloje buvo įrašyti, kad mūsų filmas darė įtaką vaikams 30 metų. Ir kad mes darysime tai amžinai. Už tai ir pakliuvau į kalėjimą. Turite prisiminti, kad tuo metu jie ruošėsi pulti Iraką. Jiems reikėjo nukreipiančių dėmesį laikraščių antraščių. Taigi jie prilygino milijardų USD vertės žolės vartojimo priemonių verslą apsaugojimui nuo terorizmo. Tai buvo legali, mokanti mokesčius kompanija. Aš tai buvau vaidmens atlikėjas. Jie apkaltino mane, nors aš neturėjau nieko bendro su kompanija. Aš niekada niekam nieko nepardaviau. Už tai ir pakliuvau į kalėjimą. Turite prisiminti, kad tuo metu jie ruošėsi pulti Iraką. Jiems reikėjo nukreipiančių dėmesį laikraščių antraščių. Taigi jie prilygino milijardų USD vertės žolės vartojimo priemonių verslą apsaugojimui nuo terorizmo. 51 people were arrested under Operation Pipe Dreams. Only one person, Tommy Chong, went to jail. But if I didn't plead, they threatened my son and my wife. Tai buvo legali, mokanti mokesčius kompanija. Aš tai buvau vaidmens atlikėjas. Jie apkaltino mane, nors aš neturėjau nieko bendro su kompanija. Aš niekada niekam nieko nepardaviau. Dalyvavo daugiau nei 20 žmonių komanda. Ginklai, automatiniai ginklai, malūnsparniai, žiniasklaidos furgonai lauke.
Dalyvavo spauda. Vyko beveik visų dalyvaujančių fotosesija. Jie paklausė, ar turiu kokių narkotikų. Pasakiau, taip, turiu žolės. Jie norėjo sužinoti, kur. Pasakiau jiems. Jie sakė, kad čia ne visai narkotikų karas. Tada paklausiau, kągi jie veikia mano name. Jie pasakė, tai dėl bongų, mes ruošiamės uždaryti visas jau bongų kompanijas. Tomis už grotų saugiai praleido 9 mėnesius. Jau narkotikų karas išplėtė savo ribas. Šį kartą jis peržengė sienas. Vankuverio senamiestyje visai šalia JAV konsulato susirinko žmonės norėdami pravesti palaikymo maršą. Už vyruką vardu Marhemori. Jis nutvertas su sėklų prekybos įrodymais, marihuanos sėklų, paprastiems žmonėms. Narkotikų kontrolės skyrius nori būti toks pat geras kaip ir aš. Narkotikų kontrolės skyrius nori būti toks pat geras kaip ir aš. Akivaizdu, kad aš buvau laimingiausias žmogus pasaulyje. Tikrai, niekas neims į galvą, jei likusius metus praleisiu kalėjimą. Bet jei visi žino, kad už tai niekas Kanadoje nesidėjo. Niekas už sėklas nepateko į kalėjimą net vienai dienai. Markui ir 2 jo darbuotojams Amerikoje gresia kalėjimas. Ne Kanadoje, o JAV. Dėl prekybos marihuanos sėklomis internetu. Gavau įspėjimą dėl išdavimo JAV teisėsaugai. Bet tada mus perkelė į North Fraser pataisos namus. Geriausius 2002 metų pataisos namus. Puikiai vieta. Mark Hammerį trinktelėjo JAV į veidą. JAV Marką Hammerį žiūri kaip į pagrindinę politinę grėsmę. Jos antikanapiniai darbotvarkiai. Karen Pitendis spaudos pranešime jis sako, kad tai ne tik marihuanos pervežimo karaliaus galas, bet ir visų marihuanos legalizavimo judėjimų žlugimas. Per 11 metų aš išleidau kiek mažiau nei 4 milijonus USD. Teisminiams ginčiams, rinkiminėms kompanijoms, politinėms partijoms, narkotikų priklausomybės klinikoms. Kas jie manosi esą, kad gali tai besąlygiškai ir žiauriai persekioti. Manau, kad jie patys su tuo sutiko. Kareitų dieną kovos su narkotikais skyrius pranešė. Jis yra legalizuotojas, mes sučiupame patį didžiausią legalizuotoją. Legalizavimo judėjimų neužteks pinigų ištraukti jį. Markas Hammeris niekada nebuvo Amerikoje ir nevežė ten sėklų. Jis viską daro iš čia, naudodamasis paštu. Kanadiečiams draudžiama užsakinėti automatinius ginklus iš Amerikos. Tai pažeidžia įstatymus. Ir jei mes gaunam ginklų čia, Kanadoje, jie ateina ir suima mus. Jei nevažiuoja Ameriką ir nesako, tarkime, kokui, Seikutis, mes suimame tave, nes pardavė automatinius ginklus kažkam Kanadoje. Kanados istorijoje niekas pagal šį įstatymą nebuvo atsidūręs kalėjime jau 35 metus. Tik 2 žmonės, aš ir In. Buvome sulaikyti ir nubausti. Šis verslas vis dar veikia. Markas yra tik vienas nubaustas iš kokių 50 kanapių sėklų prekiautojų Kanadoje. Markas mokėjo Kanados vyriausybei mokesčius nuo pajamų gautų pardavinėjant sėklas. Vyriausybė rėmėsi veikiančiais interneto sėklų prekiautojais, kad pacientai, kuriems gali būti taikomas išimtis dėl medicininės marihuanos, kurie prašo jų sėklų, galėtų būti nukreipti į internetinės parduotuvės, tokias kaip Marko Hammerio, kaip į vietas, kurie gali gauti sėklų. Tai pastato Kanadą ir jos vyriausybė į keblią padėtį. Nes kaip jie gali parduoti Kanados piliečių užsienio vyriausybei už veiklą, kuri laisvai vystoma Kanadoje, už kurią mūsų vyriausybė, mūsų policija nesiruošė jo būsti. Jei patvirtinę šį šlamštą Kanados atstovai mano, kad tai, ką aš padariau, yra taip blogai, tegu jie mane baudžia. Turėčiau būti teisiamas savo šalies teisėjų. Tačiau manęs neteis joks savo šalies teismas. Mane teis užsieniečiai. At 4:20, a time synonymous with 16:20. marijuana. Minia rūko marihuaną. Everyone lit up. Visi And for užsidegė those that didn't have suktinas. marijuana to light up, O tie, kurie neturi marihuanos užsidegimui, again the police were close by. ir and vėl again, policija they arti. didn't seem Ir to vėl care. nepanašu, kad jai kas nors One trupėtų. officer had mentioned she Viena was pareigūnė bothered by sakė, the kad ją smell of kiek the erzino smoke. dūmo kvapas. It was kind of Kažkaip confusing. nesuprantama, kaip mes galime How siųsti could we Marką be Hammerį sending į Mark kalėjimą Emery to JAV? prison for life in the Net United mūsų States? pačių policija If nemato even our reikalus own laikyti police aren't tiesiai finding prieš it worth laisvės their while to rūkančių bust žmonių. people smoking it right in front of Ir them. tai ne vienintelis keistas dalykas. That's not the only thing that's confusing. Marihuana vartojama JAV, auginama Kanadoje. Ne ką žinau apie Kanadą. Aš irgi. Gal koks 20%? Sakyčiau 35. 35, taip. 50.
Sakyčiau apie 60 procentų. 60 procentų. 70. Taip, nuo 70 iki 80 procentų. Mažiausiai 80 procentų. Dauguma jos yra čia. Jis teisus. 5 procentai atkeliauja iš Kanados, 40 procentų iš Meksikos. Mes gauname narkotikus ir sakome, o, BK žiedai. Todėl kai kurie Kanados žmonės bandė legalizuoti marihuaną. Pasirodė Jonas Waltersas. Jis sakė, jūs čia kalbate apie priėmimą įstatymų, kuris leis jums eksportuoti nuodus į mano šalį. Mes kalbame apie nuodus, nuodų eksportavimą. Ką mes eksportuojame į Kanadą? Cigaretes. Dėl nuo cigarečių rūkimo kasmet miršta 430 tūkstančių žmonių. Visame pasaulyje 5 milijonai. Taigi, kas šiuo atveju eksportuoja nuodus? Iš 6 milijonų žmonių, kuriems reikia gydymo, 60 procentų priklauso nuo marihuanos. Melas, melas, melas. Na, žinote, jį pakvietė mane, atsiprašau. Nesuprantu, kodėl buvo pakviestas jis. Jis čia jau buvo anksčiau. Jis tik purto savo galvą. Kodėl nepasirūpinti per sieną keliaujančių kokainu? Kodėl nesustabdyti ginklų? Kartais jautiesi taip, lyg per veidrodį būtume žengęs į Alisos stebuklo karalystę. Tiesą sakant, daugiau Kolumbijos gyventojų miršta nuo JAV tabako, nei amerikiečių nuo Kolumbijos kokaino. Tai koksgi čia karas su narkotikais? Nes jei jūsų šalyje nenorite JAV tabako, Amerika skelbs karą ir prekybos suvaržymus jūsų šalį. Yra Kanada, atsakingai įsitraukusi, apmokestinanti ir reguliuojanti kanapę. Ir visi košmarai netapo tikrovę. Tokiu atveju darosi sunku išsilaikyti savo visai priešingą politiką. Kas atsitiko tarp JAV ir Kanados, legalizavusius marihuaną? Buvo visokiausių gandų. Mes uždarysime sienas ir panašiai. Aš taip nemanau. Aš perklausiau kitaip. Ar norite gyventi tamsėje ir nuolat jausti troškulį? Jei taip darysite, mes neeksportuosime naftos, neeksportuosime vandens, elektros. Taip neatsitiks. Mes per daug svarbus vieni kitiems. Staliai sustabdys gamybą, žvėjai uždarys verslą, žmonės užsiimantis peržymai sustabdys veiklą, nes žolė čia yra legali. Verslas nesidės rankas sudėjęs dėl kišaties pasienyje, kasdien prarasdamas milijonus USD. Prašausiai todėl, kad Kanada taiko skirtingą vietinę politiką kanapės atžvilgių. Taip, verslo interesai. Kartais jie žlunga ir vėl kas nors atsiduria nelabai malonioje vietoje. Yes, business interests. Sometimes they just seem to pop up, and every so often in the most unlikely of places. We have seen an explosion. Mes matome kalėjimo statybos bumą. Ir jis nedaug atsilieka nuo įkalinimo bumo. Amerikoje kalėjimuose yra daugiau žmonių nei bet kada anksčiau. JAV tai yra greičiausiai auganti pramonės šaka. Kai kurios pagrindinės investicinės kompanijos vienu metu investicijas į kalėjimus vertino kaip geriausias įmanomas. Taigi, galiu užsidirbti daugiau pinigų statydamas kalėjimus, nei bet kuriomis kitomis investicijomis. Jos itin brangu pastatyti ir dar brangiau valdyti ir išlaikyti. Dabar JAV didžiausias augimas pramonėje yra privatizuotose kalėjimų kompleksuose. Pavyzdžiui, Japonija įkalina 38 žmonės iš 100 tūkstančių. JAV įkalina 726 žmonės iš 100 tūkstančių. 20 metų laikotarpyje kalinių skaičius JAV išaugo 4 kartus. Pas mus gyvena tik 5 procentai pasaulio gyventojų ir beveik 25 procentai pasaulio kalinių. Mes išsiaiškiname, kad valstybės iždas dėl kalėjimų statybos atsidūrė ant bankroto ribos. Šiuo metu už marihuanos įstatymo pažeidimus valstijų ir federaliniuose kalėjimuose kali beveik 45 tūkstančiai kalinių. Šie duomenys buvo slepiami. FBI pranešimas. 2005 metais dėl marihuanos sulaikyta 784 546 žmonės. Kartais kalėjimuose jiems neužteks vietos. Mes padarysime vietos. Mes beveik dvigubai padidiname kalėjimų plotus. Kartais neužteks prokurorų. Mes pasamdysime juos. Tai bus didžiausias prokurorų skaičiaus augimas istorijoje. 80-ųjų pabaigoje JAV veikė 5 privatus kalėjimai. 2005 metais šis skaičius pasiekė 260.
Kai tik jūs sukaupėte pakankamai kalėjimų statybai investuotų kapitalo, galite pradėti investuoti darbo vietų užtikrinimą, kad visada būtų pakankamai kalinių, kuriems reikės daugiau kalėjimų. Pas mus yra privačių kalėjimų, kas po velnių tai yra. Kaip čia taip atsitiko? Kaip galima gauti pelnų iš į kalėjimus pakliūnančių žmonių? Tai baisu. Tai blogas ženklas. Mūsų visuomenė pakliuvo į didelę bėdą. Niekas į tai nekreipia dėmesio. Kalėjimo sargų profsąjungos tapo galingomis lobisto grupėmis, stumiančiomis ilgesnės įkalinimo bausmes už mažesnius nusikaltimus. Kalifornijoje jie galingiausi visoje valstybėje. Kalifornijos perauklėjimo įstaigų biudžetas išaugo nuo 923 milijonų 1985 metais iki 5,7 milijardų 2004 metais. Tarp 77 ir 99 metų visos šalies išlaidos perauklėjimo įstaigoms išaugo 946 procentus. Beveik 2,5 kartų daugiau nei išlaidos švietimui. Ir kalėjimai nėra vieninteliai, kur leidžiami pinigai. Per metus padarome milijonai narkotikų testų. Už to gaunami milžiniški pinigai. Viskas prasidėjo nuo to, kad buvo sakoma, kad tikrai reikia tikrinti žmonės dirbančius pavojingą darbą. Reikia tikrinti policijos pareigūnus, lėktuvo pilotus. Tada kažkas pasakė, kad reikėtų tikrinti dėl narkotikų vartojimo ir sportininkus. Tada kažkas pasiūlė, kad reikia galvoti ne vien apie profesionalius sportininkus. O kaipgi koledžo aukštųjų mokyklų sportininkai, juos irgi reikia tikrinti. Tada kažkas pagalvojo, o ką jeigu tikrintume visus užsiimančius užklasinę veiklą? Tai nepažįstų konstitucijos, nes jie neturi vartoti narkotikų. Todėl dabar, jei nori įstoti mokyklų šachmatų klubą ar prancūzijos gerbėjo klubą, turi nusišlapinti buteliuką. Dabar jie prastuminėja įstatymus, kurie leistų tikrinti visus mokyklos vaikus. Visi tyrimai rodo, kad tai neturi jokios įtakos narkotikų vartojimui tarp vaikų. Todėl man atrodo, kad čia svarbesni yra uždirbami pinigai. Ar galite įsivaizduoti, kiek pinigų suktųsi, jei galėtume atsitiktinai tikrinti kiekvieną mokinį? Daugelis tų vienetų, kuriuose buvo atliekami testai, atsisakė ir toliau tai daryti. Nes vienintelis dalykas, ką šitie testai aptinka – marihuana. Kiti žmonių vartojami narkotikai pasišalina iš sistemos per greitai, kad būtų aptikti. Jei žmogus surūko marihuanos cigaretę, po 20 dienų šlapimo testas parodys, kad jis naudojo narkotikus. Bet jei jis vartoja sunkiuosius narkotikus – heroiną, kokainą, metamfetaminą, po savaitgalio niekas negalės pasakyti, kad jis vartojo tuos narkotikus. Taigi, ką tai sako jauniesiams žmonėms? Tai sako, kad jie nenori, kad tave pagautų vartojus lengvus narkotikus, nevartok jų, vartok sunkius narkotikus. Visi šie tyrimai yra verslas. Tai kainuoja pinigus ir jie nedaro to nemokamai. Jei pelnas lygus skirtumai tarp uždarbio ir gamybos išlaidų, kokia yra pati pelningiausia JAV pramonės šaka? Pati pelningiausia JAV pramonės šaka yra medicina. Gydytojų dalyvavimas yra stulbinantis. Ar tikrai taip gali būti? Ar iš tikrųjų medicina tapo tokia pelninga? Tiesą sakant, taip. 2005 metais pagal receptus išduodamų vaistų pardavimai išaugo 5,4 procentus iki 251 milijardų USD. O pasauliniai farmaceutiniai pardavimai išaugo 7 procentus iki 602 milijardų USD. Kodėl vaistų pramonė bijo augalo? Atsakymas paprastas. Ir tai yra vienas žodis – natūralūs. Nes šiandien nemažai tyrimų patvirtina ar teigia, kad natūrali marihuana yra pati veiksmingiausia. Ir galite įsivaizduoti pasaulį, kuriame jums nereikėtų mokėti už tam tikrus vaistus. Per paskutinius 15 metų turėjau reikalų su daugiau nei 10 000 pacientų. Galiu pasakyti, kad daugiau nei 200 įvairių medicininių būsenų į kanapę reaguoja teigiamai. Pasirodė, kad ji turi privalumą, apie kuriuos anksčiau niekada nežinojome. Glaukuma, epilepsija, raumenų distrofija, artritas, sklerozės, skausmas, depresija, hepatito nebuvimas, vėžys, augliai, živ. Ar yra koks medicinos produktas duodantis tiek pat naudos kaip kanapė? Ne. Išlieka pagrindinių nepanaudotų resursų. Medicinos pramonės turčiams geriausias kelias yra turėti patentuojamą vaistą. Kanapė nuo pat pradžių yra problematiška, nes jie yra universalus poveikio vaistas. 1930 metais buvo neįmanoma užpatentuoti augalų ir todėl vaistų pramonė nesusidomėjo tuo.
Jie visą pelną gaudavo sintezuodami savo komponentus. Patentas JAV galioja 20 metų ir tuo metu už jį gali gauti tiek pinigų, kiek nori ir taip gali gauti pelną. Nėra kaip užsidirbti pinigų iš natūralių augalų. Jei bus galima naudoti natūralius vaistus užauginamus savo namuose ir kainuojančius centus, taip ir bus daroma. Jiems tereikia vandens ir žemės. Nieko daugiau ir turėsite augalą amžinai. Pagrindinė bet kurios vaistų kompanijos motyvacija yra pinigų uždirbinėjimas. Uždirbti kiek įmanoma daugiau pinigų. Visi žino, kad korporacijose atsakomybė sklaidoma. Joms dirba tiek daug žmonių, kad jos praranda žmogiškumą. Taigi, potencialūs farmacinių įmonių klientai pasitraukia ir naudoja natūralų augalą. Jis beribas. Augink daugiau ir turėsi daugiau vaistų. Vaistų kompanijos nenori, kad tu užsiaugintum savo vaistų. Vyriausybė rėmė mažą vaistų kompaniją Unimer, kad pagamintų sintetinį THC tetrahidrokanabinoidą ir įpakuotų jį į kapsulės, kurias būtų galima naudoti kaip nuryjimus vaistus marichanol. Šis THC marichanolyje yra lygiai ta pati 21 anglies molekulė, kaip ir marihuanos augalė. Bet jis netoks pat kaip medicininėje marihuanoje. Tai nėra natūralus junginys ir nėra garantijos, kad gausite tuos pačius rezultatus. Galite pagaminti sintetinį THC laboratoriją su lygiai tokiu pat atomų skaičiumi ir tokiu pat jų išsidėstymu. Bet kaip laboratorijoje pasieksite vienodo elektronų sukimusi su batoniniu susidūrimu ir kitų elementų, tokiu pat būdu, kaip tai sudėlioja biologinė enzimų sistema. Tai neįmanoma. Šis sintetinis elementas yra vienas iš kanapės sudedamųjų dalių. Jie gali vadinti tai vaistų ir sudirbti iš to daugybę pinigų. Gana prieštaringai, jei nėra mokslinių marihuanos naudos įrodymų. Kodėl tokie vaistai kaip marihuanolas vis dar siūlomi? Kodėl jie apskritai egzistuoja? Tai veidmainystė. Jei mes paimtume ir šiek tiek jį pakeistume taip, kad tikėtume, kad tai yra marihuana, viskas būtų puiku. Tada tai puikus vaistai. Žinote, jie bando pagaminti marihuanos vaistus, nes tai ir yra vaistai. Kam tiesą sakant, vyriausybė augina marihuaną? Vyriausybė turi marihuanos auginimo programas, veikiančias nuo 70-ųjų metų. Aš netikiu, kad pati vyriausybė tiki savo propagandą, bet aš tikiu, kad galima bausti žmonės kartais atliekančius šį gerą auginimo darbą. Ir už visus tuos tvirtinimus, kad šie narkotikai yra geresni vaistai, nes būna pakylėtos būsenos. Mes pasiskaitome apie kai kuriuos šalutinius efektus marihuanoliai. Svaigulys, padidintas laimės pojūtis, paskutiniais mano duomenimis tai yra pakylėtos būsenos požymiai. Yra šalutinis marihuanos poveikis, ar tai ir neleidžia vaistų pramoniai žiūrėti marihuaną kaip į veiksmingą vaistą. Tuomet jie galėtų daugiau įsigilinti į jų metų metus pardavinėjimus produktus. Kiekvienais metais receptiniai vaistai nužudo daugiau nei 100 000 žmonių. Vaistų pramonė puikiai veikia įtikinėdama visuomenę, kad jai reikalingos jų paslaugos. The pharmaceutical industry has been excellent at convincing the public that they need their potions. Jei pažiūrėtume į bet kurį vaistų reklaminį klipą, pamatytume, kad jie visada naudoja trečią asmenį. Pavyzdžiui, iš kur atsiranda galvos skausmas? Ateina iš kažkur ten. Neprekiauk jautieną, prekiauk sumuštiniais. Kiek žmonių vien šalyje priklausomi nuo antidepresantų? Kiek žmonių vartojančių antidepresantus patiria sutrikimus ir kiek žmonių patiria depresiją dėl blogų santykių? Atrodo priimtina duoti žmonėms ko nors, kol šie yra ligoninėje. Ar jei jie pateikia teisėtą receptą, nežiūrint galimo pavojingo ar net mirtingo šaltinio efekto? Mes šiuolaikinę mediciną vadiname alternatyvia medicina, nes ji yra stipriai eksperimentinė. Dažnai pavojinga, dažnai nuodinga ir nužudo daug žmonių. Man atrodo beprotybė, kad yra tiek priemonių galinčių paveikti tave įvairiais būdais. Žiūrėkite, aspirinas ir heroinas buvo atrasti Bayer kompanijos. Jei heroinas yra išgaunamas iš opiumų, tiesiog natūraliai veikiančios medžiagos padedančios susikoncentruoti? Ne, jūs neturite pridėti tam tikras cheminės medžiagas, kad pasiekti norimo rezultato. Tai negalima vienu iš opiumo. Kam buvo sukurtas heroinas? Kaip vaistas priklausantiems nuo morfijaus ir kosuliui gydyti. Heroinas – vaistas nuo kosulio. Pagrindinė amfetamino sudedamoji dalis – sudofredumas, yra vaistai nuo kosulio. O, aš peršalau, manau, kad reikia priimti amfas. Kai žiūrite iš plačių, žinote, prie ko čia žolė. Net Francis Youngas, kovos su narkotikais skyrius teisėjas, kuris 2 savaitės rinko medicininius liudijimus, padarė tokias išvadas. Natūrali marihuana yra viena saugiausių žinomų žmogui terapeutiškai aktyvių medžiagų.
is Tačiau one of the nežiūrint to ir safest, nuolat augančio sėkmingo gydymo therapeutically istorijos active skaičiaus, substances kanapė known to išlieka man. numeris 1 kovos su narkotikais Yet, fronte. despite this, Šioje and the kategorijoje ever-mounting marihuana number of vertinama real-world kaip patient neturinti success žinomos stories, medicininės vertės. cannabis remains listed as a Schedule I narcotic. Under that category, marijuana is classified as having no known medical value. I have Aš sergu išsėtinę sklerozę. When we first met Greg, Kai pirmą kartą sutikome Gregą, jis taip purtėsi, kad vien tam, kad padaryti interviu, jam reikėjo kelių marihuanos dūmų. Skirtumas – kaip diena ir naktis. was night and day. Ką pasakytumėte tiems, kurie mano, kad marihuana turi būti sutvarkyta, reguliuojama ir vertinama kaip vertingas vaistas? For pharmaceutical companies to consider it a valuable medicine. Tai puiku ir tiesą sakant atspindi tą dabar vyruojantį abejingumą. And I only mean this as a measurement as to how much it is actually a pathetic Tai, ką tu sakai, ta prasme, tu pažiūrėk į mane. Negaliu patikėti, nes tai akivaizdu. Is it not blatantly obvious that Kad aš mėgaujuosi vien galėdamas kalbėti. enjoy it however many tokes I look at? Aš atrodau laimingas. Gregas vartoja marihuaną daugelį metų ir tvirtina mums, kad niekada nepatyrė neigiamų šalutinių efektų. Aš niekada. Man reikia mano marihuanos. Aš niekada. Man reikia mano marihuanos. Tai kvaila. Ji pašalina mano nepatogumus. Sakykime, kad jis sutvarko mano būtį. My very being. Where do you think you'd be if you didn't get Kaip to tu smoke manai, it like you with kas tu būtum, jei negalėtum nusipirkti galimybės užsitraukti dūmą? Aš surasčiau būdą. I would have found a way. How does the training and education Kaip prieš marihuanos kaip vaistų skirimą veikia gydytojų ruošimas ir švietimas? prescribing marijuana as medicine? Na, tai veikia prieš, nes tai buvo nuo pat pradžių, nuo pat vaistų pramonės atsiradimo. Skaitydami žurnalus, reklamas ar dokumentus apie vaistus, kurie buvo finansuojami vaistų kompanijų ar buvo apgauti vaistų kompanijų, prašmatnus pietus, savaitgalių kelionės, ar norėtumėte 18 golfo partijų, ir kai kurie jau gauna nemenkus pinigus iš vaistų kompanijų. Buvau sutikusi gydytojų, kurie sakė, kad kai tik jie baigė medicinos mokyklą, jie nežinojo, kuo užsiimti. Tai stulbina. Prieš juos reikiausi pagalbos prašančių pacientų eilės. Prieš juos reikiausi pagalbos prašančių pacientų eilės. Jie sutiko, kad valdžios atstovai nurodinėtų jiems, kokie vaistai geriausi jų pacientams. Taigi, gydytojai kreipia žmonės į vaistų pramonės produktų pirkimą. Jie nuolatos atmeta idėją, kad paprastas augalas su žolė gali būti naudingas. Nemanau, kad jie mano, kad tai yra fokus pokus. Manau, kad jie tiesiog jaučia, kad nėra būdų tai nustatyti jiems įprastais metodais. Tai ir yra problema. Kai bandau paveikti tuos žmonės, stengiuosi pasitelkti mokslą. Tačiau kai kurie žmonės priešinasi net bandymams tai padaryti. Visas jų finansavimas tiesiogiai ir netiesiogiai ateina iš vaistų kompanijų. Ir tie žmonės dėl akivaizdžių priežasčių nustatinėja darbotvarkę. Pagalvokite apie lobizmą. Vieną pelningiausių verslų JAV. Pagalvokite apie galią. Ar jie pasiekė tai, ko nori? Kodėl negalime tirti jos medicininės vertės? Kodėl negalime gaminti daugiau produktų? Aš ir kiti suinteresuoti žmonės jau seniai supratome reikalo esmę. Visuotinių požiūrių medicininė marihuana yra svarbiausias veiksnys jos legalizavimui. Ir kas iš to? Ko jie dar nori? Mes turime naudoti šį augalą. Ir tai viskas, ką galiu pasakyti. Draudimas mano galva yra kvailystė. Aš nepalaikysiu kvailybės. In my mind, just stupidity, and I don't condone stupidity.
Tai ir yra problema. Kai politikai po metus trukusių marihuanos žalos propagavimo, reikalavimo didinti karo su narkotikais biudžetą, politinių platformų besirimenčių marihuanos juodinimų konstravimą ir stambaus verslo lobistų pastangų, kaip tie patys politikai dabar pakeis savo pozicijas. Koks politikas šiandien galėtų išeiti prieš rinkėjus ir pasakyti, kad marihuana turi būti dekriminalizuota, kai dar vakar jis sakė, kad ji yra pavojingas blogis. Jų rinkėjai norėjo žinoti, kodėl jie pakeitė savo nuomonę. Ar jūs melavote ar buvot kvaili? Bet kuriuo atveju kitą kartą tavęs nebeišrinks. Ups, mes apsirikome. To 17-mečio suėmimas yra šūdas, tu neturėjai būti suimtas. Kai kurie jų suimti, kai kurie gavo baudą, kai kurie susigadino karjerą. Vienas būdas išspręsti šią problemą, augančių įrodymų akivaizdoje, yra nukreipti dėmesį žodį medicininę. Parašyk žodį medicininę prieš marihuaną ir dabar tu jau kalbėjai apie visai skirtingą dalyką. Kodėl manoma, kad sveiki žmonės veikiami skirtingai ir negali susitvarkyti su pasekmėmis? Kodėl žmonės su nusilpusia imuninė sistema ar pilos srities susirgimais nejaučia tų pasekmių? Kai kurie žmonės po darbo grįžta namo ir geria, tam, kad nuplautų dieną. Žinote, panašiai kaip, jei gerisime laksą, tie sunkumai praeis. Ar tai sumažina skausmą? Galbūt. Ar tai teikia malonumą? Nežinau. Jei pagalvotume apie tai kanapės kontekste, yra panašumų. Vyriausybė būtų žymiai daugiau linkusi atskleisti kanapės vartotojams, jei tai yra skausmo palengvinimas, jei tai yra skirima malonumui, tada problema. Ir aš manau, kad tai pasako kažką apie mūsų kultūrą, kur yra šiek tiek sunki. Kas tinka vienam, nebūtinai tiks ir kitam. Tėvo ir sūnaus ginčas. Mama rūko kaip kaminas, o tu kasdien išgeri ir taip pat rūkai. Tai ne tas pats, kodėl ne? Gali susirgti vėžiu, gali atsisakyti kepenis. Šiandien jie tik ir aš nusivylę žiniasklaidą, kad ji nepardavė turimos informacijos šios šalies žmonėms. That it hasn't brought this new information to the people of this country more than it has. They believe that marijuana gali būti pats pavojingiausias šiandien mūsų šalyje naudojamas narkotikas. That is in use in our country today. If you're a politician, you can get elected. Jei esi politikas, tavęs kitą kartą neišrinks. Sukurk griežtai antikriminalinę platformą, ilgam uždaryk visus marihuanos augintojus, nes tu maitiniesi visuomenės baubais. Spykeriai yra interesų grupių atstovai. Ar tos interesų grupės būtų įstatymų įtvirtinimo, ar piliečių kalėjimo, ar vaistų įmonių, ar naftos kompanijų, spykeris atstovauja milžiniškoms korporacijoms, kurios bando užvaldyti mus, kad paspaustume reikiamą mygtuką balsavimo metu. Kiekvienas turi savo planų ir savo lobistų. Jie netikrina prieš juos atliktų darbų. Tai ne jų darbas, nes Dievas atleidžia prieš tai buvusiems ir žiūri, ką jie veikia dabar. Aš suprantu, kodėl politikai nenori veikia prieš savo principus. Bet politikai turėtų atsižvelgti savo rinkėjus, nes čia yra vienas tų retų atvejų, kai žmonės eina pirmą savo lyderių. Hempfest, the largest event for cannabis in the world, a showcase of modern-day hemp. Sure, they used this stuff 70 years ago, but what good is hemp in a world like today? A world that appears to have everything it needs. It opens a whole new market. It opens a whole new market on every level. You can harvest off the seeds, you can harvest out the inner pulp and the long stem fibers. The fiber itself is the strongest natural fiber in the Kanapės world. fiesta. Didžiausias kanapės renginys pasaulyje. Šiuolaikinės kanapės vitrina. Žinoma, jie naudoja ją prieš 70 metų. Bet ką gero iš kanapės pasaulis gali gauti šiandien? Pasaulis, kuris turi visko, ko jam reikia. Tai atveria visiškai naują rinką. Tai atveria naują rinką visose lygiuose. Galima rinkti sėklas, vidinę minkštąją dalį ir stiebų pluoštą. Pats pluoštas yra stipriausias natūralus pluoštas pasaulyje. Visi mano šio interviu metu šiandien dėvimi rūbai pagaminti iš kanapių pluošto. Tiesą sakant, visi rūbai kažkada buvo gaminami iš kanapių pluošto. Galbūt iki 1904 metų, kada buvo suprasta, kad natūralaus pluošto audiniai tarnauja ilgiau nei medvilnės. Galite valgyti kanapių sėklas, nes jose yra visos svarbiausios mineralinės rūgštys, riebalinės rūgštys. Galima gaminti kurą. Iš jo galima pagaminti biodizeliną. Kanapė yra puikus biokuro gamybos šaltinis. Kalbama apie kanapę kaip kurą, kiekvienas augalas atmosferą išskiria milžinišką deguonies kiekį. Tiesą sakant, lygiai tą patį deguonies kiekį, kuris naudoja sudegindamas jį.
Viskas sukasi ratu. Taigi tai yra uždaras ciklas, galų galia turintis poveikį šiltnamio dujoms. Yra keli šimtai pramoninės kanapės rūšių. Taigi, ją galima auginti beveik bet kurie pasaulio vietoje. Ne visur, bet beveik visur. Jų vien tai paverčia ją kuro šaltiniu. Kaip jums sprendimas nebenaudoti iškastinio kuro, atominės energijos, visiškai jų nebenaudoti. Naudoti vėją, bangas, saulę ir augalinį pluoštą. Žmonės tą greitai supras, ypač kylant benzino kainai. Tai aukščiausias kokybės popierius. Taip jau yra. Ta prasme, kad jis turi visus kokybės požymius. Žodžiai popierius pagamintas ne iš medžio, suprantami žmonėms. Kanapių pluoštų popierius muziejuose yra kelių šimtų metų senumo. Ir jis net nepagelto. Pakeisdami medieną mes galime išspręsti miškų nykimo problemą. Kodėl vietoje medienos šiandien neapsimoka naudoti kanapę? Paprasčiausiai todėl, kad šiandien JAV jūs negalite auginti kanapų. Galvojant apie žmonės, šis augalas ko gero yra vienas naudingiausių iš visų, kada nors žinotų augalų. Jį tik ne pats naudingiausias iš visų. Ir jis yra nelegalus. Pramoninė kanapė nėra narkotikas, nors jis priklauso tai pačiai rūšiai kaip marihuana. Tačiau tai visai kitoks augalas. Tai tas pats, kas lyginti čihuahua su šventuoju Bernardu. Nuo pramoninės kanapės neapsvaigsi, tačiau gali apsvaigti nuo marihuanos. Ši šalis yra vienintelė pramoninė šalis neauginanti pramoninės kanapės. Tik pagalvokit, kaip kvaila. Produktą mes galime valgyti, galime jį parduoti, galime jį dėvėti, galime eksportuoti, importuoti, gaminti, viską, tik neauginti. Mes negalime jo auginti. Tai nusikaltimas. Taigi, po 2 metų tyrimo atsakymai kelia dar daugiau klausimų. Vienintelis logiškai atrodantis dalykas yra tai, jog nėra jokios logikos. Atrodo labai keistai, kai padaroma taip, kad gamta eina prieš įstatymą. Mums kelia nerimo nykstančios rūšys ir tuo pačiu mes naikiname naudingiausią pasaulio augalą. Jis turi būti sunaikintas ir išnykti. Žinoma, jiems turėtų rūpėti jauni žmonės. Ar mums rūpi vartojantis alkoholį, tabaką, vairuojantis automobilius ir panašiai jauni žmonės? Bet ar tai turėtų būti toks draudimas, koks yra dabar? Vietoje reguliavimo, racionalioje visuomenėje jis negali veikti. Aš manau, kad būtų neišmintinga klausyti bandančio mane engti žmogaus. Galiu tiesiog nekreipti jį dėmesį ir daryti tai, kas man atrodo teisinga. Net dabar, prieš šį interviu iš ryto šaukiau žolę. Taip, aš atrodau pajuktą žolės. Yra gera citata sakanti, kad gyvenimas yra tragedija tiems, kurie jaučia ir komedija tiems, kurie galvoja. Jei tu galvoji, gilinėsi marihuanos reikalus ir nesijuoki, esi suknistas bukagalvis. Ar manai, kad marihuana kada nors bus legalizuota Kanadoje ar JAV? Taip. Nežinau dėl JAV, bet ji bus legalizuota Kanadoje. Aš to jau nesulauksiu. Aš tikėjau, kad tai atsitiks labai greitai dar 70 metais. Matai žilus plaukus? Aš pripažįstu, kad man dabar yra 61 metai. Tikiu, kad tai įvyks. Anksčiau taip nemaniau. Dar prieš 2-3 metus mane buvo įtikinę, kad aš to jau nesulauksiu. Tikiuosi, kad neužduosi man šito klausimo. Bet manau, kad taip. Visada yra tokia galimybė. Gali įvykti lūžis. Viskas, ką reikia padaryti, norint užbaigti visą tai, tai gauti 50% kongreso plus 1 žmogaus palaikymą. Kad pasakyti baigta ir bus baigta. Šalyje vyksta judėjimas ir kai kurie žmonės tuo tiki daugiau nei aš. Galbūt dėl kelis metus mano darytų baimės faktorius ir paprasto pasitikėjimo žmonėmis ir jų protų. Manau, tai neišvengiama. Manau, kad tiesa mūsų išlaisvins, o tiesa yra užkrečiama. Manau, kad netrukus įsigalės požiūris į kanapę, kaip nesukeliančią priklausomybės. Kai išleidau savo kitoks požiūris į marihuaną, paskutinėme skyriuje pranašavau, kad kai tik žmonės supras marihuanos reikalus, draudimas išnyks. Jis išnyks per 10 metų. Geras mano draugas Carol Sagal, perskaitęs rankraštį, pasakė, tu toks pesimistas 10 metų? Žinote, taip jau yra. Praėjus 45 metams niekas nepasikeita. Visgi, nesvarbu, kas buvo, nes toks melas negali išsilaikyti amžinai. Filmai garsino sekretorė. Leidinys priklauso Cedars LT komandai.